Suka Barčiačius arklys, nahu, ir aš bibi dėjau. Aš iki dabar to pats nesupratau, aš pirmą kartą sumokėjau, kad kažkas atsmauktų man za lūpą. Jo, tu nekenčiamės, tu žydų bibi dėjau šiandien irgi. Pavydžiu Barygai, Jankevičiaus, nes jaučiu, gali tik vieną klientą turėti. Bet man, pavyzdžiui, liūdna, kad Viktas su tėvu nebendrauti. Nu, man liūdna. Aš manau, kad tu turėtum bendrauti su savo tėvu. Kodėl? Nu, atstatyti tą ryšį labai svarbu yra. Jūs nenorit susitaikyti, man nesutinkė? Gerai, tai paklauskim Viktoro tėvo. Valio. Prašom, užeikit. Aš Viktor, o aš Dominiančius. Mėgstu makarončius, tiesiai iš Sanjan. Čia šitą patvirtinau? Tikrai taip, o mes tvirtinam, kad Sanjan yra skaniausi užpilami makaronai šioj Marijos žemėj. Taip skanu, kad net šokti norisi. O kas tas Dominiančius? Dabar nesigilinkit, gerai? Sanjan tai patogiausias sprendimas papildyti pilvą, kai esi namie, ofise, žygyje arba bet kur tik gali pasišildyti vandens. Daugybė skonių, labai patogus tiek dirbantiems, tiek grįžusiems iš pamokų ar studijų. Kiek mes sumokėjom šitą reklamą? Vieną kartą buvo muzikos mokyklai, tai mergaitės... Kvalytojų dirbo. Mergaitės iš mūsų kiemo koncerte buvau. Man atrodo, Kiek tau metų, tuo metu 32 buvo? Ne, man dabar nėra. Neatsimenu, kiek gal 14-15, who knows. Bet aš neatsimenu, ką neveikia. Arba grojo kažko, arba dainavo, aš nepamenu. Balio Dvariono gal muzikos mokyklai. Okay. Nes Viktas tai muzikantas. Aš baigiau. Super. Aš per ilgai net biškiu užsibuvau. Tu tas čiuvakas, kur trečiam kursė jau 4 metus sėdė ir su greteliniais sakiniais ratus pardavinėjo. Ne, aš tą nemečiam. Ne, kas juokinga, ten būdavo dažnai choras ir ten pasilieka žmonės toliau dainuoti. Taip, chorą. Ir tipo, jau... Aš dainavau. Suaugę, jau turi darbus ir eina toliau choras su mažais berniukais. Aš krikščioniškam chorui dainavau, kol balsas nemutavo mano ir tada sakė, o tu aišku angelo balsą iki tol turėjai. Ne, žinai, kai vaikas, tipo, kol to nemutuoja balsas, vis tiek jisai toks, tipo, planesnis yra. Jisai buvo kaip tas, atsimenat, Netikra vienuolė filmą. Ir tas berniukas. Ne, žinau, kaip Ilja, kai buvau Ilja, vat irgi atsimenat, ne, buvo žvaigždė, kur ten, kai pranašavo, kad kaip Vytas bus ir balsas mutavo. Baigęs karjerą. Dabar jaučiu Hezė dirba tiesiog. Šiaip kas yra, kad turėt gerą balsą nėra toks retas talentas. Aš jau per Pilies gatvę ir žiūriu, bomžas dainuoja ir žiauriai gražiai dainuoja. Ir man tada pasidaro gaila tų bomžų, kur nieko nedaro. Sen čia mano teikas, mano kalnas, ant kurio aš numirsiu, kad kai ateina į talentų šou atlikėjai tipo, ir sako, va, nuo 3 metų einu į muzikos mokyklą ir tada dainuoja. Čia ne talentas, tu dirbai. Čia nėra talentas, na. Talentas, jeigu tu ateini iš pirštų, gali padaryti kažką, tu nesimokai šitą. Čia yra tos šokis, kur jo, šitą. Jeigu tu kažką toj gali padaryti, arba tiesiog, nežinau, atradau, kad ant galvos gali vaikščioti. Jo. Wow. Ne, bet jeigu tu 18 metų lankai ten dainavimą ar kažką ir tu dainuoji, čia nėra talentas, tu tiesiog atidirbai. Ne, man tie bomžai su auksiniais balsais tai yra pizda, kur tipo, davai berniukas, gali biškit. Oh, misty eye of my Tai man irgi buvo, kai aš tipo vaikštau, bet ir biški būna nemalonu, kai duodi bomžui, pažiūrėjau, 10 eurų. Nu, žinai, man būna kažkaip gera nuotaika buvo, daviau 10 eurų. Ir bomžas ten pradeda dainuoti, šokti. Nežino, kaip dėkingumai šiandien. Viktoras pamiršo, kas reiškia uždirbti didelius pinigus. Tiesiog, aš matė tos video, kur sąskaitą išrašau. Kur, pavyzdžiui, Japonijoje ant tiek yra nepriimta tipinti, aptarnaujant personalą, kad ten duoti $5. Jie ten šokt pradėjo. Visas personalas susirenka, šefas ateina, jis pradeda tau šokti. Padovanoja pirštą šitą dalį. Aš esu nevertas. Nu, žmona, o dabar tu. Ir tokia. Nagasaki, Hiroshima. Su aštankoja peilė atsipjauna taip. Jo, man patinka, kai žmonės sako, ačiū, žiauriai. Man tiek užtenka dėkingumo. Man nereikia, kai ten būna bomžas, sekti tada pradeda. Kai pradeda per daug dėkot. Ačiū ir seka. Kai pradeda per daug dėkot, noris atimtos pinigus. Gerai, pasidžiaugiu. Užšokį tai atiduok jau. Baby Reindeer. Tas variantas.
Yra tas jau. Tai vykti sveikinam su tau parakinėjo nusiuką pagaliau, kas tais? Ai ne, buvau pas urologą, profilaktiškai buvau, pasitikrinau, neturiu nei vienos ligos. Labiau pasigirti, negu šiaip paklausti kažko, Jo. ne? Jo, parodyt bibį. Labiau Maikę gauti, kad buvau feste. Headlinerio neklausiau, bet Vyktis eina pas urologą dėl bito tiesiog, kad turėtų 5 minutės. Pirmą kartą, tipo, jau pas į privačią kliniką, tipo, už konsultaciją 8 eurų buvo. Aš nugalvoju, okei. Ir, tipo, atėjau ir mano kažkokia urologas labai kaip neurologas atrodė visų pirma. Jis buvo apsirengęs kaip tu, aš su tokiu pačiu čiampusė. Kur sėdi čiuvakas, jūs urologas? Kur aš toks, blet, aš gal ne taip. Kodėlgi ne? Kur aš atsisėdau prie jo ir su džempu, bišas sėdė prie stalo. Ir žinau, ble, gerai, gal atsisuksiu, bus su baltu tuo halatu, karoči. Gali būti, atsisukau vis tiek su to džempu. Gali būti tiesiog, kad tu atėjai, kai jis užsidarinėjo, jau žinai, kur ir tu ateini ir jau džempų užties. Nu, davai dar vieną bibį. Jo, pirmą kartą bibį. Davai, nahui. Pirmą kartą nepažįstamą bibį parodžiau. Nusėmiau, galvojau, gal reikia nusiskušį pilnai, bet tada bus biški gėda, nes jis matysis, kad aš ruošiausi jam. Žinai? Tai rodoginau, karočią. Palikau kaip yra. Atsiguliau, žinai, ir tas. Bet šiaip nebuvo nejauku. O tai kaip jis tave, tipo... Užsidėjo piršnes. Ne, bet tai tu nepasirinkti. Ne, nekišo pirštų. O tai atsiguli. Nekišo piršto, taip pat smūkė. Nu gerai, ne tiek reikėjo. 3 kartus, ne tiek ranką judėti reikėjo, tiek gal atsmūkė. Blebė su jūsų kumščiu, nahui, ne taip tiesiog. Nu, su 2 rankom, aš man... Nu, man nestovėjo. Bled, su 2 rankom dar įrankis atsinešė ir seselė padėti turėjo. Jam reikia lūpą traituoti kaip koinę, bled. Ir aš reikia tą tipo užtraukti ir tą kablį tokį kaip turi uždėti, kad neatsiraitotų. Kaip per Clockwork Orange akis, kai turi atverti su tokį va. Tai taip užtraukti ir kaip seną lovą, tą su metalu, taip tipo užkabinti kaip vartis. Ir tas garsas toks tringo rūgrindanį. Kaip tarybinių lovų. Kaip šitoj senovės Romos imperijų vartus turi pridaryti. Taip. Atidarom zalupą. Ir klink. Lankininkai tiesiog į vidų subėga. Asilui per šikną ir pradeda ratu įtsuką, tokį klink. Ir po to, kai nuiminėja kablį, turi atsitraukti visi, nes kai tą metrą, kai tipo pamatuoja ir paleidė atgal, užsitraukia. Žinai, kaip per Tomą ir Jerry žalizos tas. Užsisuka atgal. Ir aš tikrai netikiu, kad ten daktaras buvo, nes jisai atsmūkė tą bibį, išsidėjo, tipo, piršinę, užsmūkė bibį, pažiūrėjo. Bet paspjaudė bent delną, ne? Ir jis piso tą čia, bibus zalupus. Esu tokį matęs. Tas latiniškus terminus. Ir jisai, tipo, 1 sekundę gal pažiūrėjau. Apsirengu. Aš sėdėjau, aš apsirengiau. Nes jis baigė jau. Ir jisai atsisėdo prie stalo, žiūri maniekis. Tau nieko nėra. Sakau, nieko nėra. Sakau, tu jo, tai nebuvo. Sakau, gal kartais man būna užėję. Man nieko nėra, aš tik parodyt norėjau. Man kartais ten, ką žinau, buvo ten vasara, žinai, buvo užėję. Zalupitas tas. Jo. Ir jisai toks sėdė, ai, tau reikia, karočiui, ir pradėjo per langą. Ir bandė tą, jo, žinai, kai moteris būna padėję, seselė. Bando jam pasakinėti, ką jam reikia. O gal jam reikia to diklufano? Ir jis toks. Galimai tavo bibys buvo paskutinis, kai jis suprato, kad darbą reikia keisti. Ir aš toks žiūriu ir jis, blėt, kokį 10 minučių prasidėjom, užrašė kažkokią ant lapelio pavadinimą ir toks padavė, nepasakė net pavadinimą, tai padavė kaip paslaptį kažkokią, blėt. Iš fantazijų to tušinuku su bibio formos, taip tik. Jis stalą. Nesakė, kad turėtume šitą atsmaukti. Kiaušus graužia. Blėt, nu žiūrėsim. Jo, sako, tai man, kad ne, tu sveikas. Ir toliau žiūri. Bliuot, kaip mano parašas bibijais būtų, jeigu aš šitą daryčiau. Ta, atsistė. Tikrai. Ir jis myštų taip. Tik, taškiukai. Geltonas rašalas būtų. Jo. Gerai. Tai gali būti, matos, kad kuriejas. Gal gali būti, kad jis ir tokį gražų bibijų pamatė, kad jam depresija užėjo. Jo, galbūt tavo žiauriai gražus bibijais. Ir aš mačiau, kad jis... Turėsi parodyti, mes nuspręsime. Nei kažką padėjo, nei aš kažkokių simptomų turėjau. Apibūdink savo bibijų, prašau. Ble, normalus bibis. Kas yra normalus? Man normalus yra kaip pas mane, į viršų ir zalupą iš čia. Pas mane kaip rusiška G atrodo. Ne, nu normalus bibis, aš nežinau, gal jisai susiparino jį pamatęs, aš nežinau, kas, bet jis labai ilgai tylėjo ir tada... Aš mačiau, kad jis jautės blogai, kad 8 eurų iš manęs čerdžino, nes jis man nieko nepataiks, tiesiog atsmokė, bibį pažiūrėjo ir tau nieko nėra. Ir aš 8 eurų už tai sumokėjau. Aš mačiau, kad jis blogai jautėsi ir jis norėjo man kažką šiaip patarimų gal duoti. Tada 8 eurų mažai vyri, kad tavo bibį pažiūrės, o čia normali kaina yra. Jo, aš už 8 eurų tavo bibę nežiūrėsiu. Jo, nes tiesiog tu atėjai pas vyrą, tiesiog, aš jam gal per daug sumokėjau ir tiesiog bibį taip parodė jam. Jo. O kokie?
Ble, 8 eurų šiaip maža kaina, kad kitas vyras žiūrės į bybį. Jis pats palėtė, net nepažiūrėjau. Jo, tau net nereikėjo daryti nieko. Tu tiesiog va taip gulėjai ir jis toks... Ble, šiaip aš to pats nesupratau. Aš iki dabar to pats nesupratau, aš pirmą kartą sumokėjau, kad kažkas atsmauktų man za lūpą. Jo. Ir pasakytų, kad viskas man gerai bus. Tai džiaugiamės už tave, kad nieko pastarėjau. Sveikas, Pimpalas. Galim mylėtis, iš tikrųjų mes visi. 3. Ble, man irgi reikia nueiti. Aš neturiu jokių... Aš biškai šiaip bijau, kad kiaušų vežys gali... Tau jau reikia tą eiti, kur... Jo, man irgi reikia. Bet seni, ble, bet visiems reikia. Bet pas mane šikna prižėlus, pas mane... Man 27. Nu tai jo, tai toj trecokas turėjai tą profilaktinį retą per visą kūną ir kitą kartą ant 7 jau tik tai. Prieš mirtį. Žinau tos tokius vartus į mišką, kad stirnos tik į vieną pusę eitų. Pas mane va taip, plaukai suaugę, įsikiš ranką nebeištrauks, kaip per pjūklą. Kiniškas finger trap. Blet, finger trap manęs, tikrai. Kaip įsmengantis mėly. Žinai, kur tik į vidų eina ranka. Kaip įsmengantis mėlis. Jeigu ištrauks ranką, tik praburna jau viskas. Jo, viskas. Jį reikės visą ištraukti per mane, karočią. Jis turės visą šūdą mano prakeliauti. Ne, man irgi reikia nueiti per flash, tiesiog bybį kiaušus pažiūrėti, šikną pažiūrėti, tiesiog, kad pasakytų, jog nieko nėra ten. Bet aš girdėjau, kad dabar nebe pirštų, dabar sakė, 3 pirštus kiša net jau. Pohui, man iki alkūnės. Aš manau, tik kad pasakytų, kad vėžė. Su šituo, su komiku Kasparu Vaišnoru varom, jis mane apšildo kelyje, sakė, 3 kiša jam. Gal jam tiesiog kai vien nieko, žinai, gal kažkokie reikia daugiau apimti. Gal šiknų infliacija kažkokia yra, kad plečiasi šiknos ir jau daktaram reikia pabišti. Gal tik jo plečiasi. Galbūt, tai sakėm, kiša 3. Nes, žinai, čia kaip matuoti kambarį plotą su vienu pirštu 3 daugiau. Ne? Bet tu toks atrodai, kur jeigu tu susirgtum, tu niekam net nesiskustum, tu pats nesužinotumėt nieko. Aš sėdėčiau va čia, visas pabalės kaip kernagis, visas kūdas, sakytumėt, kaip gerai atrodo ir aš jo. Ir gerčiau žolių kokteilį, va taip tiesiog dabar. Girdėjau, dabar Šveicarijoje bando naują vaistą. Apie ką tu kalbėdavai, Nygai, tugi nesirgi? Ne, čia ne kraujas, čia aš barščius valgiau. Kaip Putinas. Mano močiutė šiai panašiai mirė, irgi niekam nepanašus. Nuo kiaušų vėžio? Kažkas į su žarnynu buvo, čia vėžys irgi. Palieva kažkokia. Huinę pasigavo, švino privalgė, huinę pasigavo, nudvėse. Pamoina buvo sakyti. Ir stiklą valgė tiesiog. Irgi vieną savaitgalį, žinai, pasėtą valgų kotletus, nueina į Rusiją, kročią. Valgų kotletus. Kitą savaitgalį negalim susitikti, močiutė kažkaip ten kažką užsiemus yra. Kitą savaitgalį močiutė užsiemus yra. Kitą savaitgalį močiutės nebėra. Tiesiog. Ir taip sužinojau, tipo, tu užsiemus buvo ir tada mirė. Ir tada tiesiog jinai gulėjo lovai ir niekam net tėvai nesakė, kad ne. Bet su to norėjo trukdyti. Bet su to močiutėm taip yra. Mano prosenelis irgi, tipo, prosenelį, labas kitą dieną, nėra prosenelio. Viskas. Aš manau, kad jie tiesiog prigazdinti yra tėvų labai, kad neatiminėtų laiko nahui savo problemom ir tu tiesiog gerai, aš numirsiu. Aš taip vis ne. Yra tie nais tėvai tokie, kur tipo, nespaninkit. Aš Gabrielį 4 kartus per dieną pasakau, kad aš mirštu. Aš kitoj pusės. Aš iš savo mamos po pusės metų sužinojau, kad jinai sirgo prieš ten kelis mėnesius. Kaip laikais gerai? Kaip laikais gerai, po to, tai sunkiai sirgau, ten rankos nejaučiau, viena akim nemačiau, bet normaliai. Mano irgi kažkada atvažiavau, COVID'as buvo man, tai beveik miriau, neatsikėliau iš lovos, reikėjo kažką valgyti. Pradėjau žiūrėti. Jo, žiūrėjau teliką, aš neturiu teliko, mėgamajam, žinai. Tai irgi vis davo, irgi niekam nesakė. Man yra tie tipas tų žmonių, kur nenori niekam skūstis. Aš irgi šiaip esu tas, kur nenori niekam savo problemų užmetinėti. Aš atsimenu, man buvo toks depresinis epizodas, aš tada buvau single ir aš tiesiog gulėdavau lovą. Atsikėlė ryte, nusisuki sieną ir vėl nori eiti mėgoti, nors 11 yra dienos tipo. Ne, man čia kiek 20 metų jau. Ir atsimenu, čiatinu su pana, kuri man patinka, tipo, jinai rašo, čia gal kažkur varom ir aš toks, nenoriu, tipo. Ir aš norėjau su juo susitikti, bet aš žinau, kad aš su juo susitiksiu ir jie, tipo, mesiu kažkokias savo problemas ir dėl to niekam. Negaliu, aš taip tave filinu. Aš vienas pasirinkau kambarį. O kislekas hipokondrikas, čia va sėdim, rūkam, šitoj terasoje ateina, tai va, pankreatitą gal turi, o tai turi, bebi žino, bet, bet norėčiau. Aš norėčiau, kad būtų kaip per Fallout'ą tos kitus žaidimus, kai man rodyti tiesiog mano kūno dalių čartus, aš galėčiau matyti visą kaip per Tamagočį. Jums reikia pavalgyti, jums skauda tą. Bet tai tu kad tau skauda. Ar tau reikia pasakyti, kad tau skauda kažką? Ne, kad skauda, bet žinai, būna tų skausmų, kai žinai pasigūglinti, bet ką gali reikšti, nahu. Tai būtų zaibys matyti, arba bent jau... Gūglinės skausmus? Plėsia, aš viską gūglinu. Tu pamatytum mano search history. Tu visas į vismą šituo atveju. Ta prasme, jinai irgi pasidarė tyrimus,
Nu, tiesiog, prašiau jautės mažiau jėgų, nuėjo pasidarė tyrimus, viską išsityrė. Ir ten rodo, kad geležies trūkumas yra kažkoks. Tai. Ir ten parašyta, ir nėra parašyta, kad geležis, o ten parašyta, centus čiulp pradėjo. O ten parašyta NAMG, ten kažkoks BBB minus 200, ten visas tas sudėta ir jinai paėmė, būtent tą eilutę pasigūglino visą. Ir seni, ten viskas, ten vėžys, karoči, ten debil, ten viskas. Esmė yra ta, kad tau literaliai gali būti bet kas. Mano brolis medikas buvo, aš visą laiką ateidu pas man rankas skaudu, kad bet kas gali būti. Nu, tai va, nes absoliučiai, bet kokių ten lygų ir panašiai gali būti įvairiausi simptomai, tai tu negali žinot, kol neišsitirsi. Taip. Nu, tai aš norėčiau... Bet jeigu pagulį, tai AIDS iš karto. Aš norėčiau ateit, kad būtų, duodi kraujo ir tau nahu iškart viską pažiūri. Bet taip nėra, tu turi arba išsinabas, kai pažiūrima viską, sumoka 300 eurų, o tai man yra šitas, nežinau, čia netyrė. Tai blėt, už ką aš nahu įsimokėjau pinigų. Arba turi daryti kaip Airidas dabar, blėt, kuris eina kokius 12 kartų kraują duoda skirtingam tyrimam, ten pjaustai sako, nežinau, kas man yra. Tai gal nieko nėra tada jau? Ne, kažkas buvo, jam tikrai čiūs yra visom vaivorykštės spalvom myžas. Na, jis kiekvieną kartą, kad eina į podcastą pasikitokią myžalų spalvą. Kaip Emilis Jokubas. Pizda, na, aš nesuprantu. Ir jisai taip čiūs. Jo, jis viską metęs, jis visko atsisakė. Tai reikia. Jam viskas, kas jam liko, tai atsikelti ryte ir užmigt naktį. Tik šitie du dalykai. Ir čiūvas pas jį hueviausia sveikata iš visų žmonių, ką aš pažįstu. Tokia ir miršta greičiausiai. Kiekvieną kartą, kai ateini, jis vis kita spalva myža ir sako, aš nežinau, nuo ko man čia. Ir jis atidarė podcastą, okei, vyrai, jums būna, kad violetinė spalva myžat. Ne. Iš mano kūno nieko nerišėjo, tik geltonos ir raudonos spalvos. Normalu, kaip pas vyrą. Jo. Pas jį, blėt, aš nesuprantu, nahui, ką jis valgo, nahui. Jo. Tai va čia man keista. Jis ir kavos negeria, karoči, nerūko. Čiūs viską metęs. Bet aš tokių žmonių niekada nesuprasiu. Kam tu... Ne, žiūrėk, jeigu jam veikia ir okei, bet jo organizmas sako, kad tau neveikia, daryk kažką, mums neįdomu. Jie organizmas bando lygą išgalvoti. Mest yra zaibys, bet jeigu aš jau myščiau krauju, tai aš marės vėl baičiančiau tada. Nu, nahu, jeigu jau myščiau. Aš manau, kad tai ir gal panašiai kaip Olegui, gali būti, jis gert pridėtų į pizdą būtų. Būtų ahujenai jokingi. Būtų ahujenai jokingi 2 metai. Ir tada būtų pizda. Matėt kažkoks su rusišku akcentu čiuvakas tik tokia pradėjo Olego kaltinti ten, nagrinėti video, kur ten Olegas eina, ten raunasi ir kaip ten trenkia į snukį. Nematėt šitą video? Ne, nemačiau. Blet, labai įdomus dalykas. O ten tas gal kur... Bibi žino, čiuvakas su kaukė. Čiuvakas su raudonu džemperiu padaryta kaukė su tokiais X-ais ant akių ir jis ryškiai rusiškų akcentų kalba slaviškų. Ir net Olegas priešų turi, pizda. Ir rodo video, kaip ten pykstasi su Olegu ir kaip perpisa Olegu jisai. Ir tipo aiškina, kaip jis ten. Kai trenkia Olego, yra video. Jo, ir jis ten viską įtraukęs, ten rinkiminių, kaip kokie ten rinkimai dabar neteisingi, elitizmas, koks negeras, ten viską ten. Bet žinai, Olegas jis toks, aišku, jisai labai daug už viską kovoja, jis netyli, tai natūralu, kad jie žmonių, kurie labai įdomus video. Įdomu, kas ten per žmogus ir įdomu, kaip ten viskas išsirutulio. Tu jį palaikai, kaip suprantu. Labai įdomu, šakas galvoju, svečius pasikviesiu, pakalbėsim. Kitas svečias bus mūsų Vita Žyba buvo, dabar bus tas švakas su kaukė. Aš nepalaikau. Jisai bando pasakyti, kad nepalaiko per aplink. Labai norėčiau pamatyti iš arčiau. Aš šiaip nepalaikau, bet klausiu, kontributų ar kažką. Jis labai ryškiai bando specialiai pakenkti, labai aiškiai. Taip. Ir man labai įdomu, kodėl dabar. Klojimas sako, ir ten tikrai nešia su jeigu ką. Jo, tai barzda per apačią išlindęs. Tokia va tokia kaukė anonimus uždėta ir mano istorija. Kalbas rusišką akcentų, bet kartais Obamos įsijungia. Oleg Šurajev. Bet man dabar, aš kaip nujausdamas, kai nuėjo Olegas pas Tapiną į tą live podcast. Aš kaip žinodamas išsisaugo jau iškait postą. Šito garsas įsirašė, ne? Nuėjo ir labai daug buvo postų, žmonės, aš kaip pradėjau žiūrėti ir tiesiog ištrynė Laisvės TV. Bet Laisvės TV jų stensas yra, kad Olegas ten per radikaliai išnekėjo, jie tiesiog išėdyti. Aš manau, kad Olegas pats paprašė. Ir dabar jie abejojo. Ir dabar jie įkėlė video, kur disclaimeris yra, šis video yra redaguotas, nes Olegas nors
nors ir kai kur teisingai, bet vos net per radikaliai. Bet tai kas, o kada jam trukdo per radikalumas? Tai gali teismą. O kai su Vėgėlė kalba, ką paduoti teismą? Olegą. Nu, tai bet jis tai... Aš manau, kad ne dėl Olego pergyvena, tiesiog kadangi tipo, nesvarbu, kad pas tave po Laisvės TV tipo, tuo buvo tai gal... Neatsakingas tu apšiau šitą dalyką. Nu, aš nežinau, aš nežinau, aš ten nebedyba, aš nežinau, kad priėmė tokį sprendimą, bet tiesiog labai kinko, kad Olegas live podcast'ai ištrynė tą episą. Klasika. Tai Geržino dabar, jisai buvo, nežinau, heavily redaguotas ar ne, nes aš nežiūrėjau, ir, nes su visą pareigą Olegui aš dažnai žinau, kad kai jis ateina, būna tiesiog chaosas didelis labai. Tai aš mėgstu pažiūrėti, kai jis pats išleidžia kažką, nes jis pats pasiredaguoja ten, bet jeigu būna live ir neredaguota, nu ten tikrai chaosas būna. Man tai čia buvo klasika, Olegas. Aš atsimenu, kai mes leisdom laiką daug kartų. Kai ten praškai kiekvieną dieną susitikdom, tai vad įsivaizduok, susitinki kiekvieną dieną ir turi klausyti vieną va tokio rento tipo. Ir kur žinai, nu gerai, man visai kartais įdomu tą politiką, bet ne ant tiek. O jisai gali rentinti, Olegui tik duok kuro papizdėlį. Labai emocijos ir... Ir jis labai daug aistros jaučia tiem dalykam. Olegui duok papizdėlinti ir gali, mes eidavom 2 valandas, atsim per Vilnių vaikštom ir visą laiką rentina, gerai, spartau, gerai. Ir esmė, kad net nėra, kad tu nepritari kažką, tiesiog išvargina labai. Kai tu pats nejauti tiek daug aistros, tai tu pavargsti biškį. Tai va šitas yra. Jo, bet kaip žinodamas išsisaugau, turiu tą klipą dabar. Jūsų live podcast. Kada išėjai? Kaip tavo didžėjaus grojimas? Tai rytoj. Kiek ratų pardavėjai? Rytoj bus. Rytoj dar tik bus? O tu sakai, kad praeitą penktadienį? Ne, aš sakiau, ateina. O ką aš veikiu rytoj? Tu, kaip aš ateisiu, blėt. O kur čia? Pažiūrės, noriu tarp 18 patūsinti. To Real Battle Open Mic'as, tai aš tai negalėsiu ateiti. Taigi, aš tau nufilmuosiu. Davai, bet laik. BBL Drizzy. Ką grausi, 3 dainas įvardink, ką grausi. Sovietinė Lietuva, liaudės Jos tą Paleskė, kur jisai su gitarė ten sveikinas, jeigu žies 9, ten prancūziškai dainuoja. Lobovas irgi dainą išleido, matėt? Ble, nemačiau. Aš mačiau kažkokią seną, bet šitos naujos nemačiau. Skrybelė vaikšto ir tiesiog. Bet ten yra tas šitas Where my country gone? Ten tas iš South Park'o grinai toks. Ai, mačiau ir kažkur jis ją dainavo šiam gimtadienį. Ir laisvės šiaip. Nu, ne, ble, šiaip šis labai gėjiška daina. Supratau, kad nenoriu būti didžiai vapšė. Iš ko supratai, iš patyčių? Ne. Nežinau, man per sunku, reikia ruoštis. Aš nenoriu, ble, aš kaip ir sakiau, neimsiu šaivo tikrai. Nes yra bičiai, kurie greliai tą daro, žinai, ten visą gyvenimą digina dainą. Aš ten ieškau, už kur nupysinti, jo, ir tipo... Nu, tipo sunku, na, ir aš toks, tipo, kas čia, blėt, komikas esu, tipo, kas čia, kurva lendu, blėt, man toks jausmas, tipo... Ne, nu, tai čia kaip su bet ko, jeigu tai nejautai įstrosų, čia nėra tavo, tai toks kaip skemeris jauties. Aš net, nu, aš klausau, blėt, nežinau. Ja, bet vienas yra klausyti muziką, mes visi klausom. Žinai, beveik 10 metų, bet... Bet beveik 10 metų klausausi. Jo, bet... Bet nemanau, kad dar grosiu. Aš 10 metų stand-upą žiūriu, tai aš... Ir šiaip, blėt, didžiai, tipo, nu, aš pažįstu daug, bet yra visai malodės, bet yra tokių, blėt, kur, tipo... Nu, kodėl, aš esu daug džiai tokių sutikęs, kur, žinai, pasveikini, malodės, o kiti būna tokie, kur aš tokie. Sakau, blėt, kad kurva 4 taktus ieškai, kurie zaibys ant ratų skamba. Kas tu, Džonas Lennonas, kurva? Blėt, padaryk paprastai. Taip, tau reikia tiesiog, kas ten Bilbaras pasakojo, kad tipo, didžiaus darbas yra kaip su kita mašina važiuoti šalia ir kad langai susiliestų, viskas čia visas tavo darbas. Ir viskas. Jo, ir yra tipo, tokių, kur, tipo, blėt. Mes tu jau apie aktorius priešnekėjai, na, ne priešnekėjai. Ne, bet aš sakau, kad yra... Ne, aš laikau su aktoriui čiulpkit bybį, bet... Aš sakiau, ką aš sakiau. Neslėpkim. I said what I said. Jo, sakau, yra tų didžėjų, kur nori klausytis ir patinka, tipo, ką jie daro, išleidžia kažkokį gabalų, bet būna tie tokie, kur, va taip, sujungiu. Tiesiog kaip Spotify parinkę tą, kad po kažkiek sekundžių feidas būtų ir persidengtų dainas. Nu, vėl neslėpkim, DJ Andrius taip. Bet skaugiai užsėda, kad nespažintų. Aš ir nenorėčiau, kad atpažintų mane. Gaila, kad ten įventų paaiškinti. Bet yra Lietuvoje tokių žmonių, iš kurių pavyzdžios, tipo, kaip jie stovi, kaip jie vaikšto, gali uždengti veidą, kiek nori, bet atpažins. Yra Tapinas, jis žios kaip plonas, toks tikmenas. Maibachas. Ir nes pilvas, žinai, žios kaip matas. Kai sulaikė į Nyderlandus, iškirt matė, ką veda, na, bet negali paslėpti pahodas. Laida kaukės ir ateina, o pažiūrėkime, kas yra varnas ir čuvak.
Arba Maibakas ir Manėtas Įmantas. Du žmonės gali tai būti. Landsbergis labai aiškiai vaikšto irgi susilenkęs. Nu, čia kolis dabar. Dabar jau. Slepiasi paštakaukį, jūs invalidą vežimėlį įvežą. Kas šis R2D2 cosplayeris? Jo, rimtai reikia uždėti tą Star Wars robotuką dabar ant šito, ant čia kojų. Čia jeigu būtų Who's That? Čia būtų lengviausias lygis, jeigu žaistume Who's That Pokemon, Lietuvos edition, Maibakas, Tapinas ir čia kolis. Gali būt viršyla padantų operacijos dar Turkiai, jis irgi vežimėlį buvo. Aš turiu screenshot, bet tingai ieškoti. Yra, kur jisai screenshotas, kur jisai tiesiog taip lovai guli po narkozės tiesiog. Eiktana. Net turi daug žmonių silpniausiam savo momentą. Aš turiu seriją screenshotų, kur Natalija Bunkė tiesiog, ar Jėgalaičiūtė, aš dabar net. Jėgalaičiūtė po operacijos. Jo, kurie darė tipo operaciją ir kėlė seniai absoliučiai kiekvieną kadrą, kaip pjausto papus. Jėgalaičiūtė gal silpnesnių momentų gyvenime. Tuos implantus, tipo, tiesiog papus su randais, viską telefą turiu. Tiesiog turi folderį žmonių dugnas. Ir turi vis gera kokybė visų žmonių žemiausias pointas. Vis dėlto išsisaugojęs, kai Bunkės piziokas ant svarstyklių pasimato. Eina kitas story, kai jinai išvengia tiesiog. Ateikit į mano arenas. Man Bunkė rodė video, kaip vienas garsus Lietuvos vyras, pasakysiu ne eterį, kas toks, kaip kurvas ketvirčiuoja jį. Pasakysiu, kas yra, kas kurva ketvirčiavimas yra. Edgaras? Ne. Tipo paėmė kurvos, prostitutės, ištempė už rankų ir už kojų. Aš manau, kad nėra sunku atspėti. Jis kliko bibių ir jį kilnoja, va taip, ir visai tampa. Rodė video? Jo, rodė video, nufilmuota. Už virvių tipo ar kaip? Ne, už kojų ir už rankų, va taip, va, nacho. Kažkokios stiprios kurvos? Volga. Jo, Volga, basically. O kažkokios stiprios kurvos buvo? Stiprios kurvos, kaip grešvos rankom, nacho. Ne, vyras nelabai sunkus. Tai dabar visi kurva Henris galima. Safas, ble. Bet didelis bibys buvo. Ble, aš jums norėčiau pamatyti Bunkės telefą, tipo, kas viduje. Senė. Pamatyti jos čatus, kur su nainė čatina. Ble, kiek ten plėtkų yra, joks. Senė. Yra urban legenda. Girdėjau, kad yra kažkada... Nepriklausomybės aktas į Bunkės telefą. Į radiją yra atėjęs Radžius. Ir pas jį buvo telefonė nuogų senių bobų. Tipo, tai jam siunčia, kad jam tas bobas siunčia, tipo, viso, va taip, fanachui, tavo močiutė, va taip, Radžiui, kušį praskėtus. Taip, va, ir Cepelinų čia padėjus. Čia kai sakydavo, kad užsiemus močiutė, negali atėjti. Žino gerą laiką. Pas močiutė Velniukštis užsukęs dabar. Pinčiukas, kanopytės šilda. Ir Radžio tada išsiūsas Makalifo. O kurva. Neklausk moteris svorio. Moteris svorio vyro algos ir kam Radžiui savo fotkės. Jis Radžiui žmonėm rodėte tą dalyką. Girdėjau tokį gandą jo. Ble, bet Radžiui, žinai, irgi reikia nusimti nuo savęs tą naštą. Mano mėgstamiausias senį padėti. Žinai, kai nuždai žmogų ir turi kažkam papasakoti, kad tos kalties mažiau jaustum. Mano mėgstamiausias Radžio lorės, tai kai yra kaip yra laida šliuchas atsivedė ir jis pasakoja, vaikšto daug pas mus žinomų. Ir Radžis buvo. Kur Radžis moka jom, kad skleistų tokius gandus. Tiesiog LNK sąskaitos faktūras užrašinėjo šliuchas už tai, kad sakė, kad Radžis. O Radžis ne visaėdis? Nežinau šitą, nežinau. Ble, čia žino tik tais čigonų tarybos pirmininkas. O B čigonų laužas. Gai. Su rusiška G parašyta. Gai. Jie gali tau rašyti grasinančius laiškus ir pastoja adresai keičiasi, nes migruoja. Vaikų namų direktorė. Pasimkit dokumentus iš šio šokių rato. Bai, Marina, šiek dam. Lombardų Sorry, šūnį palaidojom 12 dieną, jau geriam. Sorry, su 12 metę tokiuose, tai dabar šokių labai daug negalit praeiti. Daima, šiek dam. Palapinę sudėginom. Man patinka, kas daugiausia plėtkų skleidžia šiaip. Tai taksiorai yra, žinai, kur tipo su jais pavažinės, tipo... Kirpėjos, manikiuristės, va šitie visi. Jo, manikiuristės, tipo tokie, kur tipo pabūna, tipo atseit prie žymybių ir tada paska visiems. Aš su to buvau, tas utopysas. Viską žinau. Taksiorai, bet taksiorai, kur mažiausiai aš pasitikėčiau jais. Bet, pavyzdžiui, apie Radžį kas gali skleisti? Lombardo savininkai.
Nu, arklydas. Žirgynai visi. Nes apie skirtingus celebričius skirtingos profesijos gali skleisti. Sakykit, ką norit, bet Radžis burbulė, aš norėčiau... Jis seka, Viktis bando bitą padaryti. Aš norėčiau gyventi Radžį. Mes bildinkim, kokias... Jo, bet jisai apie kokias žvaigždės, tu gerai tai padėk, draugai. Žmogus galės stovi, jis sak, žmogus užkliuvo. Jisai toks, gal važiuot. Viktis sako, o būtų juokinga, jeigu Radžis... Viktis dabar taip vaja, laiko žiūrės. Kaip Radžis elgtųsi, jeigu būtų kosminiam laive ir kislekas? Ai, pochui! O jeigu Bibi turėtų Adamkienę? Atsiprašau, Viktai, prink man atsiprašau. Maldau, aš kirpšyną. Aš persipjausiu gerklę savo po šito podcast'o. Ne, viskas gerai, aš tai myliu, kas legi. Tai klaijumas nemyli, ką man darydavo. Aš labai myliu. Ne, man pasiolgi pasien laikrodžiu 12:99. Maksimas laikas įvestas. Kurva, blėt. Kas? Atauga plaukai nusiskutus? Vakar buvau įsijungęs gerą vakarą šou. Ir kaip? Eilinį sykį. Čia įvykis tavo gyvenime. Liūdna, na. Dar pasijuokčiau, kad aš ten atsidursiu kažkada. Atsidursiu, žinau. Atsidursiu. Sugalvosit man žaidimų kokį nors? O tu rašai ten dar? Ne. Rašo. Ir veda. Bet tipo, kas ten vyks, dar viskas sakai, bet jie atitolina tą kamerą. Tu nori papasakoti tą bifą, kurį turi su gero vakaro šou, kad tau neleido sėdėti auditorijai. Aš sakau visur. Pirmas filmavimas buvo, aš sakai. Tai išvarė iš. Aš labai mėgau bairius ir alkoholį. Ir ne, atvarėme filmavimą, aš tiesiog buvau su šortais ir su maikė ir aš ten, žinai, kaip vaikas, turi darbą išvaikšti, kažką. Ir taip prasidėjo filmavimas, aš sakai, apačią nusileidžiu, nes galvau, kad galėsiu prie bairius. Sako, kad čia darai. Sakau, tai aš einu čia filmuojam. Ne, sako, virš. Ir turėjau... Bet girdai tokį, kaip, blėt, kaip troli kokį atgal išsiuntė. Ir turėjau sėdėti ten, kaip bežionerius, kur tekstus rašo. Ir turėjau sėdėti iš viršaus, kaip... Kuris ateina Jenkis obalio. Prašai? Atidaro tai mažą tą langiuką, tau košės paduoda. Jo. Košės ir 2 koronos, taip ir įdėma. Ačiū, ponas. Thank you, sir. Čia jau buvo openingas ir jie tikėjos, kad žmonės pas juos su kostiumais eis, aš tik su šortais buvau su maikė. Beniek, tiesiog su šortais. Taip, su laikraštį suviniota. Bet kraišiais. Suviniota žuvim laikraštyje sėdė. Ir nemeluosi, gal buvau... Nejuokinga. Gal tikrai buvau padauginęs. Keiskit Stasiulį. Le, aš sakiau šitą dar prieš pirmą laidą ir netikėjau manim, na. Bet seniai, populiariausia laida telikė buvo ilgą laiką. Jo, liūdna dėl to labai. Girdi, o... Ne, bet man kas liūdna, tipo, ne tai, kas vyksta, bet po to, tipo, penautina kamerą ir ten tiesiog sėta LNK auditorija, kurios laiko narveikia kito filmavimo. O netrioškė yra... Jie kaip konvejeriai dirba, nahui. O netrioškė yra... Ne, TV3, bet ten tas pats, ten atitraukė seniai ir iš to Requiem for a Dream auditorija. Močiutė, kur tiesiog, jeigu jai duoda mygtukai, tiesiog spauskė, bus juokinga. Ir jinai kaip... Mane kas nerina su tais teliko filmavimais, kur jie turi užtai filmuoti plojimus pastoji, žinai, po kiekvieno pasirodymo. Ir stovi prodisai, kurie rodo kortelę plot, juoktis, tipo, žinai. Visi leidnaitai šitą darbą. Ir aš atsimenu, mano mama chore dainavo ir chorų karai buvo ir, tipo, dar kažkoks Lietuvos chorai, kažkoks. Ir, tipo, buvo Vilniuje filmavimas LRT studijai ir aš su gipsuota ranka, buvau, tipo, visas toks gipsas per visą ranką. Išvarėte, nes negali plot. Seni, prodisas laiko plot. Visi ploja ir aš, žinai, su gipsus sėdžiu ir to neploju. Au. Ir tas prodisas prie manęs ir man tai atveida. Tu gali plotą negali. Jis man pradėjo pis, proto, kad aš neploju. Šiaip pis nahui, nes antrą tokią paturėjau. Ir atsisukų Gustavas. Gustavas tokį rodo prodiuserį. Tai aš neturiu... Man tas nervina, kad ten šiaip viskas fake. Aš iš tikrųjų neturiu jokio bifą su Gerą vakarą šou, nes aš ten biškai padirbau. Fun fact, Gerą vakarą šou pradėjom rašyti su Jonu. Aš dirbau su Jonu dar prieš klajumą. Kas yra, ant kiek jaučias, kad įmontuotas jogas, nes Bibi žino, kodėl, bet jie įdeda dar crowd shotus, kur įdeda auditorijas, kur garsas toks, kad ten visi lūžta ploja. Aš atsisakė bitės geriau. Aš esu daug kartų sakęs šitą. Aš sakiau Jenkį šitą, kai tik pradėjom laidą. Čiūvas pisa monologą, kur turėtų būti juokingiausia vieta laidos. Ir ant punchline'o rodo auditoriją, kuri taip sėdi.
Jo. Aš niekada nesuprasiu. Kodėl jis tai čia tavo laida? Ir aš jam sakiau, štai jisai, kad paskambins pakalbės, bet aš nežinau, ten pasikeitė kažkas. Man toks crowdshot yra juodaodžių specialų dalykas Amerikoje. Aš sakiau, koks Chris Rockas. Aš sakiau, kai kiekvienoje laidoje, kai man pavyzdžiui vis laik sakau tą patį maldauju, jeigu jūs turit prieigą prie savo aparatų ir jie nėra kažkur, blėt, slaptam CŽV kalėjime, naku atsisėdė, nerodykit auditorijos. Ir jie tokie, ne, bet čia būtina. Kodėl? Ir labai dažnai operatoriai, kiek aš esu filmavęs tų specialų stand-upų, žiūrėk, tai vienas bičas bus paskirtas tam, kad publika filmuotų. Kam? Publika stand-upina, aš stand-upina, kam tau publika? Skaudžiausiu žiūrėt, kai Jankis mano prikontė, jis tiesiog nutraukęs tas siūlis. Tai. Jo, ir jie dar kas yra, jie iškatina daug bairių. Nes tik labiau biški edži bairis, tipo, jie iškatina. Laidos esmė aš jums pasakysiu, kad Stasiulis būtų kaip sidekickas, tiesiog važinant, kai būna tas plauk, man tai pas Felną, tas meksikietis jie pas Kimelį. Jo, tai kuris, arba kai buvo pas tą... Pas Craig Fergusoną robotas buvo, kuris turi papildyti. Bet realiai Jankis papildo savo laidą pats, kai jam leidžia įsiterpti. Tai man šito gaila vėlgi, aš nežinau, kaip jis jaučiasi, aš seniai nebebendrauju su juo ir ne... Čia ne tai, kad piktai kažkaip tiesiog, bet aš kiekvieną kartą, kai įsižiūri, man ašara nubėga. Aišku, jaučiu, jam nebėga, kai jam įeina, tipo, kai jam apmoka sąskaitas. Tai jam nahujen yra, žinai. Tai ne man čia reiktų, žinai, pergyvent, bet tiesiog kai... Aš pavyzdžiui Barygai Jankevičiaus, nes jaučiu, gali tik vieną klientą turėti. Užtenka to vieną klientą. Kaip tu manai, jis tiesiai TV3 sąskaitas išrašė? Jaučiu Barygai Jankevičiaus pasipalėpį gyventas. Live in nanny. Senti Antanas gai trekus išsikriausta. Eik, tu nahui. Tiesiog reikia arčiau būti, žinai. Per toli važinėtos 3 kilų nahui su paspirtuku. Davidas Copperfieldas buvo apkaltintas sexual misconduct iš dauguje moterų. Ir man juokinga tiesiog, kad jis gali predanginti dangoraižį, bet šito predanginti nesugebėjo. 20 kaltinimų. Gal čia dar vienas jo triukas yra. Kur tos moteris dingdavo. Jisai seniai, kai perpėdavo moteris, apatinę dalį savo pasilikdavo. Aš pizdalą žydavo apatinį dalį. Ir sakas, mano apatinė dalį priekabėjo. Ten lieka, jinai nieko negali daryti, nes jinai užrakinta dėžė. Jisai... Eik, tu na. Jis išdavo špagį. Jisai stovėdavo dėžėj, matos taip kardas ir bibės čia. Jeigu pasieteini į viešbučio kambarį, jisai taip širma prieš tavį. Per rūmų, tipo, už tai. Jinai atsistodavo į tą ant scenos dalyką ir dabar jinai pakeis aprinką, pakeldavo tą ir jinai pasikambarį atsidurėjo. Jisai tą tokį jau pisa. Kaip musė. Ant šūdo atsitupęs tiesiog džiuvakas. Kaip šitą paaiškinsi. Eik tu na. Jisai paima grandinę, prirakina paną prie lovos, kitą grandinės gal ir tada sumuša du žiedus ir susijungia. Ir kažkaip jie sėkla viduje atsiranda, be sekso, be nieko tiesiog. O kiek moterų? 30 moterų? Ne, man tada virš 2 kažkas tokį yra, bet tipo labai daug. Šiaip jokinga, per visą karjerą. Jokinga, kad tik vienas tipo didelis portalas apie tai parašė, Guardian, bet daugiau iš nieko tipo nemačiau. Galima sakyti, kad pranyko aš naujieną. Panaikino visą. Eik, bet šiaip tikrai jokinga, kad... Galima sakyti, kad sunkiai paaiškinu. Levituojantį naujieną. Nebesnįma nuo faktų. Kai jisai teisme bandys dabar, kai surekingi mane, apiniokit grandinę, meskit į vandenį, aš bandysiu apsiginti. Mentas jį rakina, žiūri mentas susirakintom rankom ir jisai... Bet aš manau, kad tu nieko negali apkaltinti žmogų. Duokit savo dokumentus, ar turite šiuos ir traukia nesibaigiantis. Jisai teisme jaučiu taip. Nesibaigiantis kaltinimai tiesiog iš kišenės. Jisai teisme jaučiu, sakys, taip teisėja, aš gal prievartavau, taip, bet pasižiūrėkite savo kišenės. Būgnas. Ar čia būgno štunkė? O kur jūsų gynyba? Pasižiūrėkit, piniginį. Ir ten ugnis. Aš manau, tu negali... Ir balandis išskrenda iš piniginį. Aš manau, tu negali pasdinti žmogaus kitokius triukus gali. Nes tu išsėdės teisme ir jisai... Gerbiamas teisėjau, ir galėčiau 2 minutės jūsų laiko. Jisai ateina prieš prisiekusiuosius. Ir okei, nieko nenori sakyti. Išsirinkit vieną kortą. Tai jis padarytų tokį triuką, visi pamiršta apie tas moteris. Padaro taip, kad visi trojkę kryžių ištraukia. No further questions. Ne, jisai pisa taip kortas ir tiesiog balandžių pulkas išskrenda ir jisai toks mano gynyba baigė. Ir su adata durė tą, kur tavo buvo. Jisai ištrauks, sakys, čia yra trojkė.
kaip ir ieškovė. No further questions. Tai va, vėl dingsta. Jo. Tai aš manau, kad neįmanoma nei pasadinės, kaip tai pasadinsi, jį pasadinai, jisai tai padarė ir sargai visi užgrotų nakai, jis vėl išėjo. What the fuck? Sėdės sargai vieną naktį, tai va, ir žiūrės, kad taip sausio ledo garai eina, tiesiog per grindis ir Copperfieldas taip neliesdama žemės, tiesiog. Dabar Cosbys svajoja, kad būtų mokėjęs bent vieną triuką padaryti. Vienintelis triukas, kad sugebėjo vaistus gėrimą pridangintą. Cosby dabar šiknoja, telefonas vibruoja. Nežinau, koks balsas. Fat Albert. Prievartavo moti. Ne, bet jis šiaip legenda. Aš nežinau, ar jūs žinot, ant kiek jisai influential. Copperfieldas, Cosbys. Jūs žinot, kad jo stand-upo aktai tesdavos virš 2 valandų, ir jisai... Jo bairis. Jisai niekada jau neįdavo open mic'us, jis tiesiog pilnas nachui arenas rinkdavo, 2 valandas pizdavo ir davai. Nes pasi labai clean komedija buvo, ir jeigu neklystų, jisai arba pradėjo, arba buvo vienas iš pirmųjų, kas pradėjo vaikus kalbinti late night'uose. Ką dabar daro Jankis, kur kalbina vaikus, čia yra Cosbio dalykas, senas. O ne Urgantas čia sugalvoja? Damkus atsivežė. Škės norėčiau mažesnio lietuvaičio, kad kalbėtų. Kur yra dabar tokia sena strašaidla kažkokia atsiradus, kuri kalba angliškai. Ir, žinot, Ruta Lee tokia Amerikoje. Bet jinai seniai jau buvo. Jo, tai dabar, žiūrėkit, dabar va taip. Su viena moterim dar tokia panašia. Parodyk, ai, ne šitas. Jinai sako, aš Ruta Lee iš Hollywood. Man, kaip sakyti, gimda nebeveikti. Aš what you call seną pizdą. Man reikia, kaip čia, cancer gydytojo. Mano galvoj tumor. 8 tumors. Kalbėti lietuvišką. Fucking tumors. Mūsų tauta maža ir... Batmanų tumor didelis. Ir aš taip myliu Lietuvą, kad net joje nelikau ir išvažiavau būti strašaidla. Kas? O ko jinai nori? Ką žinau, alimentų iš Adamkaus, nežinau. Nedaklausiau. Kolautina Adamkaus. Aš išgirdau aš Ruta Lee iš Hollywood ir išjungiau video. Man tiek užtenka. Man Bruce Lee gal labiau. Aš Bruce Lee su esu. Aš Bruce Lee from Kaunas. Nesakytų jis taip, nežinau. Bet yra daug tų. Pagaliukais su lietuviškom šaknim pizda. Bob Dylanas. Anthony Kiedis. Bet aš manau, kad jie nežino savo šaknų, kol mes nepranešam jiem. Tiesiog jie gauna tą laišką, ei, tu biški lietuvis. Gal nori į LRT laidą ateiti? Nes kur, bet Anthony Kiedžio, karočią, yra net išgraviruota šeimos istorija, karočią, signatarų namuose, kur aš manau, kad tam Kiedžiui ant tiek pochų yra, tipo... Tipo, Antanas Čigauskas, Jonas Basanavičius, Californication, tipo? Seni, man rodo, aš nemeluoju. Palangation. Aš skaičiau neseniai, kad yra Anthony Kiedžio šeimos, tipo kaip medis, signatarų namuose. Kodėl, karočią? Žinomiausias lietuvis. Nepriklausomybės deklaracija. Friušanė tam dar Heras pripysas jau. Kita naujiena, kad dabar jau čia visi tiktokas ir visur mato, kad atidarė New York'e tą portalą, tipo į Dubliną, kur mes turėjom, į kokią šalį? Į Lenkiją, man atrodo. Mes prie stoties turėjom, ne? Dar man atrodo yra jis, aš neatsimenu. Yra, bet jis išjungtas, man atrodo, ne? Gali būti. Nes ten buvo visi... išjungtas. Jeigu neklystu, į Lenkiją pas mus. Nes ten visi flashino... Arba į Ukrainą, arba į Lenkiją. Oi, kurus, strašaidlo palikau. Labą dieną. Tai dabar tokį pat atidarė New York'e, Manhattan'e, kuris transliuoja į Dubliną. Ir jis irgi dabar yra uždarytas, nes papus parodė per jį. O ką dar daryti? Mano, žinai, ką aš norėjau dar pasakyti, kad dėl ko aš ištraukiu iš naujieną, nes čia yra lietuvio projektas, čia yra Benediktas mano žmona Barzdagilys. Jisai sukūrė tą portalą su kažkuo, neatsimenu su kuo. Ir paleido į pirmą Lietuvoje ir dabar paleido New York'e. Tai... Nes ten kažkaip paflešino papus, tada kažkoks čiuvakas reklamą savo darė, tai taip šopo. Aš nesuprantu prasmės to portalo. Mano mėgstamiausias dalykas, UHC buvo įkeltas prieš porą metų, kur per mūsų portalą tiesiog kažkoks girtas lietuvis atsispūdėjo. Ir transliavo į kitą šalį. Va čia, nahui, va čia. O tai kažkoks bičias sėdi, registruoja, ką rodo, tipo, jeigu Bibė parodo, išjungia porą dienų tą portalą. Nu, aš manau, kad gal vis tiek tai pastebė, ar kažkoks filtras, ar kažkas, gal kažkas prižiūri. Jo, nes tu ten... Nu, arba žinai, tipo, kažkas parodo, įkelia į TikToką ir viskas. Jo.
Tai, bet tiesiog jo, norėjau pasidžiaugti, kad va toks dalykas, nes tipo, kai Lietuvoje atidarė irgi apkeliavo pasaulį, bet mažiau, bet dabar kai tipo piso New York'e, tai ble, tik tokas pilnas, visi portalai, visur rodo, ten kalbina. Žinai, kas yra, tai Benediktas Gilys dabar New York'e ten intervius dalina, tai tiesiog zaibys, kad lietuvis tipo padarė. Ir nežinai, ne tas lietuvis kaip kėdis lietuvis, tikras tipo. Aš manau, kad tai yra smagu visai ten tiem, kurie prieina ir mojuoja. Bet tie, kurie turi reikalų pas mus prie stoties, ble, dabar važiuoja su kūros traukiniu 4 valandas, ble, tik Klaipėdą turėsi pys. Sunkiai daiktus neši, ble, ir tave dar iš Dublino, mato žmonės žvengia iš tavęs, žinai. Tau taip, toks kūro. Kodėl mane dabar transliuoja per, karočią, už 1000 kilometrų, ble? Manai, kad GDPR pažydžia, ne? Jo, linksma tiem, kurie jau prigeria lausžinai vakare, ateina pamojuoti, ten atsispaudimų padaro, bet tie, kurie ten savo reikalus daro, jie tokie pažiūrė, ble, mane dabar Dublino rodo. Bet man tai čia viena idėja tokia, atrodo irgi, iš tų, kurie, tipo, kai sukuria kažkas padarė, tai galvoja, ble, taip paprasta, kodėl niekas nesugalvojo anksčiau. Nes čia literaliai portalas įėjęs į kitą valstybę ir tai eini ir gali, blėt, žiūrėt. Dabar, žinai, kai nieko nevyksta, bet, tipo, įsivaizduoju tokį įpėsi, nežinau, aišku, bet jaučiu supysu, jeigu būtų į ten Kijevą, kai vyko ten revoliucija, protestai, kažkas, blėt, toks, tipo, fainas dalykas, man atrodo. Dabar, kai nieko nevyksta, tiesiog papus paralai, nežinai, tiesiog webkamas įstatytas. Ir dar tas portalas tokia vieta, žinai, kur toks vienintelis praėjimas link stoties. Žinai, nuo stotelės. Ir tu neturi pasirinkimo, ar būti jame, ar nebūti. Arba ten turi apeiti visą ratą, karočią aplinkai. Bet su žmonėm, kaip beždžioniam palieki kamerą, kuri filmuoja ir rodo, tai tu žinai, kad šūdus pradės daryti. Kur Shia LaBeouf'as padėjo tą prie tos baltos sienos streamino savo baltą sieną, He Will Not Divide Us. Ir kur žmonės ten, blėt, Metal Gear'o dainas dainavo, nacijais apsirengė, ten rėkavo, My Wife's Son rėkavo ten. Šiaip tos, kai gal kaip meno kūrinys geras, bet aš va to niekada nesuprasiu tų performansų, žinai, kur ten ta... Ir apsipila ten menstruacijų krauju. Kur buvo Pala Jagilavčiūtė padarius, kur jie mėtė pomidorus. Tai vienas iš jų matai kur, blėt, kad ten kožos kesnė lygiai, arba ten buvo kažkokia moteris, kurie tiesiog galėjo ateiti ir papjaustyti su peiliu, tipo. Kažkokia tokia moteris buvo. Čia toks Abramovič skamba šūdas. Toksai, kur jinai ten paaiškino. Eiktas Abramovič. Eik, kokia dar Abramovič. Aš nesuprantu. Aš nesuprantu, čia performance penktadienį, kur jisai pipų spaudys tas. Blėt. Bet tik aš nebegrosiu gyvenime. Nu ir to aš galėčiau padaryti irgi performance. Prišyčiau, suvalgyčiau savo šūdą, nusipjaučiau bibį, mesčiau iš žiūrovus. Padaryk. Aš ateisiu palaikyti tas muziejus. Ir čia jaučiu būtų hitas. Nes kuo žoskesnį dalyką padarai, jis valgė savo šūdus ir metė bibį į žiūrovus, čia protestas prieš šiuolaikinės visuomenės normas. Po to pakonceptavo, viešbutį kaip legenda mirė, taip ir reikia. Ir nukrujuočiau bibą nusipjavimą, kročią. Davai, aš palaikysiu. Čia jisai visi, čia fakas yra elitui. Padarysi performance. Jo, prieš kainas, prieš viską. Jo, čia kročią. Ir tada vyks vėl BBL Drizzy. BBL Drizzy. Tokia nesąmonė, karočią. Visas melas, ane, pila į nahui. Va tokia. Gerai, iškirp šitą. Ne, aš suprantu, yra kartais tu juokingų, bet tu sugalvoji, kad, tipo, tu žiūri, galvoji, blėt, čia paprasta, kodėl čia darė tą. Bet nes eina, padarė ir smagu pažiūrėti. Pavyzdžiui, ta Saulė ir jūra, ne? Aišku, ten... Kur Venecijoje buvo tas? Jo, sunkiausia dalis, ten, aišku, tipo operą parašyti ir panašiai, bet vien ta idėja, kad tu vežiesi nahui paplūdimius susiim. Čia pizda yra, aš tipo buvau nuėjęs, irgi, žinai, galvoju... Įspūdingai atrodė bent jau. Blėt, ahuienai, pizda, tu žiūri. O kas tokia ahuiena? Tu žiūri ir tas metu didžiuojas, kad lietuviai sugalvošti. Visų pirma, tipo, labai faina opera parašyta. Gerai, tipo, ten tie lyriksai, ir vien, tipo, idėjas, tu vežioji su savim paplūdimi. Jisai yra gyvas, ten žmonės žaidžia badmintoną, šunų yra, blėt, vaikų, kažkas ten tepas. Tu literaliai vežioji paplūdimi su savim. Ir dar norėjau, kad, tipo, jie visi dainuoja, meanwhile, tipo, vyksta tie dalykai. Tai žiauriai smagu pamatyti, aišku, balsai, ahuieni, dar buvau, tipo, šitų kūrėjų operai, kuri dainavo kasininkės, tipo, parduotuvės. Irgi zaibys, tipo, zaibys kaip konceptas. Su pampersai. Jo, va tokia ahuienė. Jis yra ahuienai, tipo, labai, nes čia, tipo, čia yra zaibys kaip konceptas. Pavyzdžiui, buvo, aš irgi pasakoju dabar tas ten populiariausias kino pavasario filmas Interesų zona, kur tiesiog, tipo, ten padarė, kad mes dabar parodysim, kad iš tikrųjų nacijai paprasti žmonės buvo. Ir, tipo, jeigu tu eini, ten pasakoja apie
Aušvico Dyrika, kuris su šeima gyvena literaliai su akvačia Aušvicos tvorą ir jų chatą. Ir jau tai eini kaip į filmą nušūdo krūvą. Neįdomu, tiesiog nuobodu, huine ir šlamštas, nes, ypač dabar, kai vyksta karas su Ukraina, tu žinai, blėt, kad ten paprasti žmonės tiesiog daro tokius dalykus. Bet jeigu tu žiūri tai kaip į performansą, kas ten ir buvo iš esmės, nes ten tiesiog rodo, kur, oi, mum tie žydai, žinai. Ir suka, aš negaliu, nahui, tipo, jeigu būtų tikri nacijai, nori man pasakyti, tipo, gyveno dahuja laiko prie koncentracijos stovyklos, kur šaudo žydus, degina žydus. Per visą filmą niekas nepasiskundė, kad smirda, kad triukšmo yra. Tai čia netikri žmonės, nahui. Blet, kiekvienas žino, jeigu tai, tipo, pavyzdžiui, gyveni hatai ir vyksta statybos, blet, šalia. Viskas, ką tu darai, tai vaikšti po hatą ir zaibalį gręž, nahui, užpisa man. Jo. O ten, tipo, per visą filmą vaikšto vaikai, ten, tipo, žmona, blėt, to Hioso, nahu. Zaibalį šaudyti žydus. Jo, nu tas mes šito. Trūksta, blėt. Tas, blėt, į radiatorių. Jo. Jeigu būtų tikrai, jeigu eitų žmona pas savo vyrą, žiūrėk, nu aš suprantu, nekenčiamės tų žydų, bibi dievo šiandien irgi, bet... Išsikirpkit šitą. Naudokit, hebra. Įsidėkit, naudokit. Bet gal jie gali bent naktim nešaudyti, nes trūkda miegot, na. Nu, tai taip. Bet nebuvo šito filme ir, nu, tada, tipo, ten te perspausti dialogai, kai, tipo, eina ten tas sūnus su tėvu savo, kai, tipo, į medžioklę ir ten pro šalį, tipo, prieina žydus veda, ten sušaudyti ar kažką ir tas tėvas, tipo, pysa, žinai, kas čia per garsas? Nu, obviously veda žydus, na, ir jis toks, čia vieversys. Kaip pašaltų, nahui, bet... Aš norėčiau kūrėme, kad režisierių tą nušaltų, nahui, už tokius dialogus. Papa, šnel, papa! Vieversys. Tai va. Semi automatinis vieversys. Kai, tipo, kurie objektyviai, tipo, šaržuoja ir, nu, aš nepernešu, nahui, padarykit jokingus nacius. Kad jie pasakė, kad jie vaikščiodo ir, tipo, pizdatą žydą nušoviais referensus duoda. Va čia tikri nacijai, o tu padarai tiesiog, kurva kartoninį šūdą. O tu matėjai The Producers filmą? Ne, nemačiau. Yra ahujienas filmas pagal Broadway'aus spektaklį padarytas, kur du produceriai, kurie yra, tipo, tokie, nu, lievi... Va jum nahui nenorėjo, bet tik apie bybis ir pisimą. Va jum nahui apie meną, pidarai, banį, blėt. Kitas epizodas, tiesiog vyktis, blėt, apie kvantinę fiziką, 1,5 valandos pasakos, pidarai. Aiškins Tenet filmą. Nekenčiu, blėt, kai rašo, pakalbėkit įdomesniem temam, ką čia visi apie tai. Nes mane erzina, nahui. Tik apie tą pisimą ir bybis, nahui, apie antrą galą. Tai apie tuos producerius, karočią. Yra du čiuvakai, kurie nusprendė padaryti tipo mokestinį loophole ir padaryti žiauriai blogą productioną, pastatyti labai blogą musicalą, kad jis kažkaip, kai sufeilina, jie pasiema kažkaip draudimo babkės ir kažkas tokio ir jie, tipo, pasidaro. Ir jie padarė patį blogiausią, žoskiausią, ką galėjo sugalvoti ir pavadino Springtime for Hitler. Tipo Hitlerio pavasaris. Ir tai yra musiclas, kur Hitleris, tipo, ir ten nacijai šoka ir visą kitą, ir jis žoskas hitas tampa. Ir jie nebežino, ką daryti. Ir žmonės eina ir gyria, kaip už ahujaną meną ir už viską. Ir tipo, kaip čiuvakai, kurie bando apsukti sistemą, patys susisuka save ir padaro netyčia ahujaną daiktą. Labai rekomenduoju, vadinasi The Producers, jeigu neklystu. Tai labai dažnai tas būna, pavyzdžiui, Tyler, The Creator, tas Yonkers gabalų, kai tiesiog sėdėjo su draugeliu studijų, sako, davai, tipo, pašėpėm visus reperius, padarėme šūdiną gabalą ir paleido ir sprogo tiesiog gabalą. Šiaip čia daug su muzika tokia. Nu tai va, kai tu bandai padaryti kažkokį šūdą ironišką ir tada matai, kad, blėt, suveikia. Kaip tas Creepta, Radiohead ir irgi nemėgsta tos, nes kažkaip man ras ironiškai. Ne, tai būna tas, kur nemėgsta, nes tiesiog dėlis hitas tampa, bet būna, kai tu specialiai darai šūdą ir jis gaunas, tipo. Tai man ras irgi ironiškai. Gal maišaus, ką aš vėl. Aš turiu klausimą. Rip Headphone users. Kaip švęsit tėvo dieną artėjančią? Kaip, nu tikrai. Niekaip nešvęsit. Netų žmonių klausim. Kada jinai apšiai? Aš esu kaip čiuvakas, kur turi namą, bet laukia gyvena. Bet tu tėvą nesveikini savo? Nelabai. Kodėl? Kad mes niekada nešventėm, tu švenčių, nežinau, manęs su sūnaus šventė nesveikina, nieks. Bet tu su tėvu, nu, kinda bendrauja, ne, biškai? Kinda bendrauja, bet mūsų toks bendravimas labiau yra kaip su dileriu, jeigu niukinčiau kartą į pusę metų. Supratau. Kai taip atvažiuoja, paklausia kaip šeima, kaip vaikai, viskas okei, paspaudė ranką, perdavė obuolius 5 kilus, atsisveikinu. Bet man, pavyzdžiui, liūdna, kad Viktas su tėvu nebendrauja. Kodėl tau? Nu, liūdna. Aš manau, kad tu turėtum bendrauti su savo tėvu. Kodėl? Nu, atstatyti tą ryšį labai svarbu. Jūs nenorit susitaikyti? Aš taip nesutinku su Dominyku eikti. Nesutinki? Gerai, tai paklauskim Viktoro tėvo. Valio. Prašom, užeikit.
Vyrai, prašau, atsisėskite, ateikit. Aš norėjau klausti, tavus svečias. Labas. Čia tau. Valio. Labą dieną. Va, prašau, jūsų mikrofonas tenais. Kaip gyveni, senai matėm. Tas pats. O kaip pats laikais. Arčiau, mikrofoną, kaip. Tėvas pirmą kartą atėjo čia. O kaip pats laikais. Aš gerai visai. Užaugai, matau. Jo, visai žaugau, paną susiradau. Jų net kėdai pana. O ne. Jo. Tai vis dėlto tu negėjus. Labai sunku tėvui, kai gimsta sūnus, nes nežinai, kas iš jo išaugs po to. Gėjus gal, tai žinai. O tu pakeitei stilių, aš ne tokį tave atsimenu. Turi darbą? Turiu daug darbų. Bėgioju, sukos kaip voverė. Šitą tenkagi išlaikyti. Nu, išlaikyti ne šeimą, aišku. O kaip jūs laikote, sakykit, koks jausmas pamatyti sūnų yra po šitiek metų? Sunku, tiesą sakant, žiūriu į akis ir nežinau, ar čia tas, kuris, tas mažas lakstė, kur bėgiojo, kur aš į darželį vedžiau. Tu nevedinį kart manęs į darželį. Tu neatsimeni. Neatsimeni, Nes tu nenorėdavai eiti, aš tave Viktorai, už gal tu kojos pabandyk tempiau. būti jo atviresnis gal savo tėčiui? Bent žiūrovom nemeluok. Jo. Aš suprantu, kai aš tave temdavau už kojos, tavo galvoj laiptus bum. Tu gal ir neatsimeni, bet tai... Šiek matas šitas. Nenorėjau. Aš tėvo pusėje. Jo, aš kol kas tėčio pusėje esu, visiškai. Ačiū. Vikti, koks jausmas yra savo tėtį pamatyti po tiek metų? Šiaip dabar nukrito biškį akmuo. Buvo baisu iš pradžių, nes nežinau, koks jis bus. Ar buvo per piktas ar kažką, bet visai dabar ramiau. Ką darysi, visko buvo tais laikais ir tu neklausėjai ir prašydavau tavęs, kad, O tu vis dar myli Rusiją? Sūnau, kaip tau pasakyti, ar galima išplėšti savastį iš savo kūno ir taip numest po kojų? Ne. Jo. O Vikti, o kodėl tau svarbu, ar, pavyzdžiui, tavo tėtis palaiko kažkokią vieną šalį, kitą šalį? Čiagi tėtis, jis tik vienas. Nu, Tai turbūt svarbu, ar tave palaiko. Ar tave palaiko? O ar jūs palaikot savo sūnų? Tai žinoma, kiek galėjau, tiek palaikiau, bet nedaug galėjau. Bet ką darysi, tai toks gyvenimas jau. O kada jūs, sakykit, palikot šeimą? Kiek buvo metų? Tai va, sūnus gimė, sakau, pradėjo mintis visokios į galvą lysto. Po mano gimimo? Tai kas išauks iš tavęs? Nežinojau, apsirengt gražiau galėtum, aišku. Su šortais Aš irgi dėl tas kostiumą nusipirkau. O sakykit, o tai kas nutiko, kodėl šeimą palikot? Tai va ta baimė, o kas iš jo išauks, Jo. o ką gali žinot. Bet žiūriu, sveikas, gyvas, Drūtas. Tai man labiau padėjot, kad paliko, ar labiau padėjo Viktorui, ar pakenkė? Aš manau, kad padėjo, nes gyvenimas yra žiaurus ir jį užgrūdino, matau, aišku, randas čia vyrą puošia ir manau, kad jai... Barzdos plaukai paliko. Ar čia gal nuo to darželio ėjimo... Nukritau aš, neatsimeni. Ne viską aš atsimenu. Ne viską. Čia dabar galim priekaištauti vienas kitam, kad kodėl tu. Aš irgi tavęs prašiau, kad atsisėstum su manim normaliai, pasėdėtum, išgertum, o tu ne. Tavo mašinytės buvo svarbiau. Ir kaip man gyventi namuose, kur toksiška tokia aplinka. Tai tu toksiškas vaikas buvai. Su tavim tėvas... Gal dėl tavęs ir išėjo? Gal turėjo išsiskirti su tavim, tavo tėvas? Ar sakykit, ar turit dabar daugiau vaikų? Vaikų. Jo, turbūt. Šitą, Lietuva didelė, ir tais laikais, kai irgi gimė, aš pažiūrėjau, demokratinė padėtis buvo labai sunki Lietuvoje, tai kol reikia eiti, sėti tą sėklą,
nešt savo galimybės per visą Lietuvą. Sunku buvo, sunku. O koks santykis, nes Viktoras labai gražiai sutarė su mama savo, kaip žinau, labai myli, veža į keliones, sesę savo myli. Koks jūsų santykis su Viktoro mama? Tai vat dėl to ir atėjau, sužinojau, kad jisai vežioja visur, tai galvoju, gal... Nu, jis labai gerai uždirba, dabar jis komikas yra. Nu, tai aš ir dėl to čia, nes vis tiek pasiskolint gal galima. Gal ir tėvą pavežiosi, vis tiek jau kartu. Čia jau vis tiek kaip kraujo giminės, mes nesvetimigi žmonės. Nesimatėm kiek, 30 metų. Oi, ten bėdos. Svarbiausia... Kiek tau atrodo man metų yra? Kada mano gimtadienis? Aš atsimenu... Po vieną klausimą. Neskubėk. Buvo tada rudens pavasario šitas gražus laikas buvo, gražus. Tėvas atėjo su klausimais, tai... Nu, reikia, domis, reiškia. O čia ir ryšys užsimesga dėl to. Ir mes va taip gal pradėsim naują lapą, atversim to gyvenimo, nuo kurio viskas gal pasikeis, aišku, nežinau, aišku, bet... Atrodo, kad tokia labai liūdna natainam. Gal pabandykim tokį jūsų vėl susijungimo pratimą. Pasakykit vienas kitam apie jums gražiausią atsiminimą vienas su kitu. Galima nuo Viktoro galbūt pradėti šį kartą. Koks tau gražiausias atsiminimas su tėčiu yra? Aš, kai dar būdavo kartu su mano tėvo šeima, aš negaminau atsiminimų dar tada. Aš buvau per mažas, bet atsimenu kažkada su triusikais išėjau iš savo kambario. Čia vienintelis atsiminimas buvo. Nu, tu visą laiką buvai kritiškas, aš atsimenu, tik gimiai reikiai, niekas tau neįtiko, labai reikiai, tiesą sakant, per stipriai reikiai, negalėjau aš. Jeigu galėtum pakartoti viską iš naujo, būtum kitaip kažką daręs, ar iš vis nebūtum manęs turėjęs? Ne, kaip, vis tiek. Žmogus, nauja gyvybė, ateina į pasaulį, pradeda gyvenimą, reikia jį pastumėti, nu tai pastūmiau tave. Nuo laiptų. Ir nuėjai. Ir matau, neblogai nuėjai, aš bijau, kad tik maišęs būčiau tau maišęs. O sakykit, gal apie kažkokį gražų atsiminimą, gal atsimenat kažką, ką su sūnumi esat patyręs? Jo, aš atsimenu, kai... Su mama, vat, mes tada, kai pradėjom, tada buvo labai gražus atsiminimas, bet po to viskas ėjo blogyn. Nu, ką darysi? Sakant, kam tapė tos blogus dalykus. Ir koks tavo atsiminimas mėgstamiausias su manim? Kai mes žaisdavom, aš atsimenu, metu ką nors, o tu bandai įsisukti. Aš metu, bandai įsisukti. Vieną kartą išvis nieko ant stalo jau nebeliko, nei peilių, nei šakučių, nei lėkščių, o tu vis dar lakstai. Simylėsi mane, kol nuvys šitas gėlės, ne? Nežinau. Supranti, vyrai, meilė. Ne taip vyrai myli. Pasimuštų, pasėdėtų, talausų, smagonų, šitą degtinės, nu, tada taip. Ką myli. Myli, nu, negražu, aš kaip dar vyrai myli. O ko tu tyli, kažką tu pasakai? Kažką irgi myli. Jūs labai panašus. Aš tiesiog labai panašus. Mano genai labai stiprus. Jo. Gal kažkokiu kitų kislekai? Per daug plaukų pasvyks, ir tik tai galvoju, kada jūs plikt pradėjot maždaug? Tai nieko, čia va dabar, va, tai kaip ten metų, ten virš 3... Pakelk vykti plaukus biškiau. Ne, nereikia, čia savaime jie nuslinks iš pradžio nuo užpakalio ir nuo... Aš matau pasiplikau. Gaušiau, paskui viskas gerai, bet nepergyvenk, žinok, niekas nepadeda. Kurie pats dabar apsigyvenot, Lietuvoje būnat? Visur. Lietuva didelė, sureikia apvažinėti, pažiūrėti, kas ten... Žinoma, jau nelabai sekas man su moterim, nes, nu, vis tiek jau. O ką dirbi dabar? Ai, sakai, turi daug darbų. Buvo Viktorė pasirodymė dabar kažkada, matėt, kaip ant scenos jis patinka jums? Ar jums iškai jokingiau? Nu, kad ne.
nebuvau. Brangus bilietai, aš sakau. Ne bilietuose esmė, tiesiog man tas žanras nelabai patinka. Juoktis iš kitų, tyčiotis. Patyčių kultūra ir taip labai stipriai čia pas mus. Komedija ir patyčios. Taip, Viktoras patyčių kultūros. Kuo norėt arba norėtumėt, kad Viktoras būtų užaugęs, ką dirbtų? Advokato, gal gydytojų? Ne, aš labiau norėjau, kad jisai kranistas būtų, nes jie daug uždirba. Arba kombainą vairuotų, nes pagalvojau irgi, loterijoje vis dalyvauju, bandau laimėti daug pinigų, tada nusipirkčiau kombainą, tai aš šalia pasisodinčiau, tada pachaltūrintumėm. O aš turiu dabar kartu su tam kombainą važiuoti? Neturiu aš kombainą, neturiu. Nupirktum kombainą tėvui Viktorai. Gal vėliau tą būtą tėvui kombainą paimk. Jo. Aš ne prieš, jeigu turiu, tai gerai. O ką tartum, tu žemės turi? Kas turi? Neturiu. Tai tavo motina taip išorė, tai... Šitą, Tiek sėklos prisadino. Taigi kombainas yra, Vieną kombainą turi, jau reikia dar tą... Pagalvoju, kad tokį švarką gauni, kai kombainą nusiperki, iš karto ateina. Ne, čia ant kombainą taupiau, bet to išsileidau, dabar čia pro humaną ėjau, kaip tik žiūriu, kaip aš toks... Tik rūbus paskui mano atiduokit, nes aš jį gražinsiu, sakysiu. O čia kažkokias fotografijas atsinešimus? Jo. Rimtai, jūs albumą šeimos atsinešė? Žinai, viską vykti. Aš atsimenu, ko neatsimenu, pažiūriu, iš karto atsimenu. Taip, jo, mes pažiūrėkime gal albumą, mūsų žiūrovai galės fotografijas matyti ekrane. Čia jūs... Čia nuo to laiko, mažesnės tokios nuotraukos, bet jau aš negalėjau sau leisti. Čia, kai tu rašėjai ir aš tau per rankas vis daužiau. Ir tu kažką kūrei, visokias pasakas, visokias. Prasiusim pro rankas, galėsim pavartyti po to. Normaliai, kai sakai. Jau tada ironiškai žiūrėjai į pasaulį. Taip. Viktorai, pakomentuok save tose fotografijose. Blet, kažkaip jau... Aš taip atrodžiau, kiek man čia metai yra. Aš vyresnis už tave čia atrodo. Kurgi. Tai tėvas, kai toks jaunas, tai... Ne, tai viskas gerai, mūsų, sakau, genai tokie. Bet šukosenas panašiai. Tai žinai, matai, aš irgi buvau, taip, o paskui paliks plaukai. Čia tu tam darželį, kurį nenorėjai eiti labai, visą laiką su vaikais nesutardavai. Čia mane paliko tiek metų. 2-15, čia taip už tos atsimenu. Ne, tai ten gal fotoateljė, žinai, prirašo. Senos nuotraukos ten, sugedęs laikas. Jo, ten labiau valandas rašo. Dviračių tave mokinau važiuoti ir tu vis, prasme, sakai, aš moku, sakau, ne, tu nemoki, nes aš tave turėjau išmokinti važiuoti. Čia jau praplikęs to. Jau biški jau. Čia tu varžybose krepšinio, čia mėtei, bet neišėjo tau, tiesą sakant. Sakiau, kad tu geriau eik kažką, kranistų, kombainį, ne, tu vis tiek, aš noriu su draugais. Čia pamečiau kitą. Aš tai noriu paklausti nuotaikas pažiūrėti, kaip vaikystė Viktorai su gyvūnais būdavo, nesmartaudavo prieš gyvūnus? Ne, jis bijojo. Jis dabar išdrąsėjo labai. Nes jis yra vienam šuniui įspyręs pas mus. Tai genai. Aš eidavau, spardydavau šunis, katės, o jie tada tave puldavo ir tu nelabai mėgsti dėl to gyvūnų. Pelytės labiau. O kodėl tu taip gerai lietuviškai kalbė? Mes galim gal Viktorio tėtį, tai Viktorio pasirinkti. Nes kol kas Viktoro tėtis yra highlightas. Čia vakarinę mokyklą baigiau. Kai baigiau ir pradėjau šnekėti, ką daryti, ne visur rusiškai supranta. Galbūt čia tavo tėčio žingsnis parodyti, kad jis nori iš to prorusiškumo eiti link tavęs, nes tu minėjai, kad tu su savo tėčiu nebendrauji dėl jo pažiūrų. Ar ne, Viktorai? Ar dėl ko? Kodėl tu nebendravai su tėčiu šitiek metų? Kodėl tu jam neištesi ranką? Kas supykdė tave labiausiai? Jo, kas yra? Be to, kad paliko tave. Nes tavo tėtis dabar yra atėjęs su gėlėm, su kostiumu, tvarkingai. Žmogus matosi padaręs išvadas gyvenime. Nebandyk spjauti tėvui dabar į veidą. Aš nespjaunu, aš gėlės atnešė. Tai dėl pažiūrų.
Nu, aš irgi dėl to pačio atėjau dabar ir aš tikiuosi, kad tu manęs atsiprašysi. Pilnai. Aš tėvų manau, kad atėjo laikas atsiprašyti tavo ir aš už ką tas porą litų eurų paskolinti. Nu, galiu paskolinti, bet... Kiek esi pasiruošęs skirti tėčiui paskolinti? O kiek to reikia? Nu, kombainas tas nepigus. Tai čia kokį 300 000. Nu, tai... Jo, tai piniginai turi tiek dabar. Tu turi dabar tiek. Pusę milijonų turi. Jo. Pasivykti yra vienas. Su tais traktoriais, kurie atvažiavo. Tai laikrodį papurtą ir pervedė. Bet tai, nu, negali, tai aš palauksiu, aišku. Kada galėsi, tu man jau tada... Bet aš tai pavežiosiu. Nesijauti skolingas tėvui. Blet, ne. Tai čia daug. Aš čia kaip tu galėjom, taip, jis čia sėdi. Jo, ar jūsų nežydžia, kad sūnus toks, nu, jis taip užsidarė, jis toks kaip ežiukas. Žinot, jūs atverėt savo širdį, o jisai vis tiek dygliuotas toks. Ir nemanat, kad čia jūsų genai, kad jis gaili pinigų? Ne. Čia mamos. Teisingai. Nes aš niekam nieko negailėjau. Dėl to ir nėra. Viską iš namų nešiau, visiems dalinau, o mama ne viską į namus nešė. Aš nežinau, bet tai kažkaip atėjo laikas, manau, mums pradėti bendrauti gražiai. Ar teisingai suprantu, tėti, kad jūs ieško dabar Vilniuje gyvenamosios vietos? Jo, jau gerus 2 metus ieškau vis čia... Kur nors arčiau centro, šnipiškai. Kur jūs? O jūs laukia gyvena? Laukia. Po žvaigždėtų dangumą, atsiprašau. Ne, yra... Jūs gaiviai gyvena. Yra Zosė tokia, kuri mane priima, kai išmeta kartais, vėl priima. Pazosina. Bet tai čia gyvenimas toks, aš manau, bet kombainą turėčiau, kombainę gyvenčiau jau. Aišku, tik ne Vilniui, nes čia neprasisuksi su juo, nepavažinėsiu. Jūs esat klaipėdietis, ar ne? Beveik. O kodėl beveik? Nu, kaip sakyt, mane ten gyvenimas taip užmetė į tą Klaipėdą, o pats ne iš Klaipėdos. Jūs ne klaipėdietis, jūs urodas šiaip. Viktorai. Taktiškiau su tėvu čia. Svečias. Tėčio diena artėja. Viskas gerai, aš suprantu tos nuoskaudos vidinės, kurios liejasi. Svečiai į laidą pakvietė. Aš klaipėdietis, jūs urodas. Tas toksiškumas, tas... Aš jį irgi būčiau palikęs. Jaunimas čia ne. Nieko švento, aš suprantu, bet... Su ta burna ant scenos žmonėm kalbi pataliktai. Tu atsineši tas 4 nuotraukas ir galvoji, čia aš tau kombainą pirksiu dabar. O ne? Ar bent jau priimtum vykti tėti pas save pagyventi? Pas mane blemba dabar. Kas pas tą ukrainiečių šeimą gyvena? Aš daug vietos neužimu, man tik tai, kad virtuvė aš galiu. Pas mane dabar ta grupė gyvena, kur Stefo Anina. O Viktoras dabar gyvena, tu su mergina gyveni? Ne. Bet jinai lankosi dažnai? Taip. Jo. Ar teko matyti jau draugę Viktorą? Ne, dar nepažindino manęs, bet aš tikiuosi ateis palaiminimo pas mane, kaip be to, tai be tėvų palaiminimo gyventi yra blogai. O tu su to pačiu šoku būsi? Nu, jeigu nepriduosiu šiandien, gal tai aš... Jeigu tuoksis per šią savaitę, jo. Kito, aišku. Per 14 darbo dienų visi situoksi. Pasuosi labai tai nešvaru, tai bijau išpurvinsiu, nebent aš tau paliksiu, tu palaikyk jį. Supažindintum savo draugės tėvus su savo tėvu. Kartu eitumėt vakarieniaut? Aš nemanau, kad jinai... Kad jinai turi tėvus? Kodėl? Ne, kad matys mano gyvenimo daug. Aš galiu tau pinigų duoti, bet... O, jau kažkur eina. Užtyla. Tik tai mes pradėjom kažkaip bendrauti, tu iškart apie pinigus. Negražu, nežmoniška. Tai aš manau, kad reikėtų pabendrauti, gal tie kampai susišlifuos. Ir mes galėsim viską iš naujo, o kur tu anūkus paliksi, kur? Nu, aš su savim pasimsiu visą laiką. O reikės pasakoti. Arba tu su klajumai. Bet... Man negalima iki vaikų artintis 500 metrų. Man irgi.
Žinai, dabar tikrai turėsi pinigų duoti. Šitą tikrai turėsi duoti. Nu tai kaip ir aišku viskas, nežinau. Dar kažką. Vyktis tirpsta, pabiški tiesiog. Kažką atsimeni su manim dar ir nelabai. Aš atsimenu visą mano atmintis čia, aš tau norėčiau perleisti šitą albumą, kad tu... Aš nesuprantu, ar jums iš burnos smirda, ar tas švarkas, ar čia tas... Čia albumas. Čia ne iš burnos. Čia baime gal tavo vykti kvepia. Viskas vienodą kvapą turi. Jaudulys visas persideda į kelnes. Wow. Kaip man nutraukti šitą bitą? Gytulikai, jeigu nueisiu, baigsis šitas bitas? Tu turi... Padarysi savo tėvą dabar? Padarysi šitą bitą į savo tėvą. Pirmiausia, palaikyti. Paimkit vienas kitą už rankos. Aš norėčiau, kad mes norėtume, kad jūs dviesiai išeitumėte iš kadro. Paimkit vienas kitą už rankos ir norėčiau, kad pasižadėtumėt savo žodžiais puoselėti šeimos institutą ir kad būsit bent jau kažkokiu kampu tėvas ir sūnus. Ar galėčiau iš jūsų šitą tikėtis? Aidu. Taip. Kad tai ne paskutinis jūsų susitikimas, taip? Ne paskutinis. Tai einam į tualetą, aš tau Gerai, Viktoro tėtis. Kaip vaikystėje. Ačiū visiems. Valio! Su atėjančia tėvo diena. Telefonų neturiu. O dabar, Hebra, reklama. Aš širdyje labai myliu savo mamą, brangiausia šiam pasaulyje. Nervai nelaiko! Užteks erzinti tėčius, jie ir taip mažai meilės gauna. Geriau parodyti tą meilę su geros dovanos rinkiniu Jam arba Adrenalinas. Mamos mylimiausios, taip, bet tėčiai irgi nori pailsėti arba kad būtų pasirūpinta jų hobiais. Dovanų rinkiniuose tavo tėtis atras apie tai, ką seniai svajojo. Tai išskirtinės pramogos ir paslaugos visoje Lietuvoje. Nuo vandens pramogų, šaudimo ginklais iki pasivažinėjimo Ferrari ar Lamborghini automobiliais. Spausk nuorodą video aprašyme pačioje ir įsigyk dabar. Dovanas tėtis galės išnaudoti visus metus, o jei nespės ar pamirš, kaip tėčiai daro, galės ir prasitęsti. Nebedovanok dezodorantų ir fotkių remelių, pasirūpink savo tėčiu su gera dovana. Tai va, Viktis ką tik išgyveno įdomią patirtį su savo tėčiu. Ir jeigu Vikti reikėtų tėčiui padovanoti dovaną, ką dovanot? Antkapį. Gerai, vienas variantas. Slavonas. Ką tu Kislekai dovanotum savo tėčiui? Blemba, yra... Aš mačiau, būna tie kuponai, kai su greitų automobilį. Nes tėvai labai patinka, jis tik Opelį vairavęs yra, tai tik bijau, kad širdies smūgis bus. Tarp kitko, širdies smūgio, manau, tikrai nebus. Nėra kupono tokio. Vyk čia tėvai padovanos. Bet čia gerą užkabinai, gera dovana. Grįžta pas jūs per kiekvieną šventės, jie visą laiką yra, bet labai primena, kad dovanoti daiktus žmonėms yra užsiknisimas. Tai yra, yra tų gerų daiktų, bet jie apsikrauna, jie guli. Ir jie kainuoja 100 000. Jie kainuoja labai brangiai tai, ko nori iš tikrųjų iš daiktų, o padovanoti patirtį, su kuria tu atsiminsi, kurią tu gali pasimti savo žmoną, neimti kaip tik žmonos, gali draugų pasimti viską, tai yra geros dovanos patirtis, būtent apie ką aš ir kalbu. Ir čia ateina 2 dovanų rinkiniai, patirčių rinkiniai, Jam ir Adrenalinas, tai jau puikiai suprantat, Jam tai yra tokios, vyriškos pramogos, Adrenalinas visokie ekstremalesni dalykai, tai nebedovanokit tėčiams nesąmonių, dovanokit dezodorantų ir visokių, fotkių rėmelių, arba tiesiog rankos nebepaspauskit per visokias šventės, o padovanokit iš tikrųjų labai 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 fainą dalyką, tai yra geros dovanos čekį, jį galėsit gauti arba gali tokį gražų pasimti kartoninį, arba galite atsisiųsti į e-mailą, jeigu ten paskutinę minutę perkat, jis galioja beveik ištisus metus ir taip pat jį galima prasitęsti, jeigu pasibaigia galiojimas. Tai dar kartelį spauskit nuorodą video aprašyme pačioje ir pasimkit geros dovanos čekį. Buvo roller coasteris. Buvo roller coasteris emocinis, ne? Buvo juokinga. Jo. Ištirpę sėdė. O kitoj laidoj bus? Nesakysiu. Nesakysiu. Ne. Kitoj laidoj bus... Henrikas daktaras. Ne. Kitoj laidoj bus juodoji dėžė.
Klajumas, aš jau daug nahuja beit, dahuja visokių beitai, kiekvieną podcastą panauja žmogų, tai tiesiog panauja aktorių, kol pasibaigs. Pamatysit. Bus Viktorija dėdė, ne, šiaip labai jokinga buvo, labai nustebino, labai netikėta. Pamatysit, vyrai. Aš dabar irgi darysiu PV šitą pasį. Pasikėsiu tenai aktoriai. Grimalis ateis su pažylintais plaukais. Na, kad rušči mano sūnus, pimpaliokas, manau, kad... Aš vis dar tikiuosi. Atsiprašau. Aš vis dar tikiuosi, kad mes melo detektorių paimšom. Blema, ieškom, žinokit, intensyviai. Vieną buvom suradę, bet jisai dirba prie... Jisai tik rusiškai veikia. Ne, jisai dirba prie teisinių bylų ir jis, tipo, reputaciškai negali tokių bairių uždaryti. Tai reikia... Tu paklausai, genocidas buvo ar ne? Kieno Krymas. Tai šitą viską dirbam, vyrai, padarysim. Ir mano dabar tikslas yra kiekvienoj laidoj, kad būtų kažkas, kad mums tiesiog būtų smagu kažką paveikti. Nu labai jau man patinka, labai. Mokėkit pinigus. Tik sakykit, kur sąskaita atsijosti, ar viskas. Ką veiksit vasarą, vyrai? Kas bus, kas gero? Komandirovkė. Komandirovkė, jo. Aš pisu į komandirovkę, bandysiu. Primink datą, kada tu būsi joje? Liepos 1 iki metų 15. Ta prasme, 2 savaitės tu ten būsi? Aš bandysiu. O galvo, kad tu ten vienam atvažiuoji? Aš būsiu pats 2 renginius, tavęsme, kad pasirodysiu, bet visus kitus tiesiog važiuosiu. Aš būsiu vaibo pakeleivis toks. Nice. Tai žmonės galės vis tiek tave sutikti, ne? Jo, bet nebent aš susirgsiu vėl, nes 3 metus važiuoju. 2 metus iš eilės iki pusės pabuvau. Ir abu metus susirgau ir turėjau išvažiuoti. Ten atrodo intensyvu, nes tu ten važiuoji. Ten turas, tiesiog ilgas turas. Jo, ir esmė, kad tipo, ne visi... Ir jie geria iki 5 ryto. Ką galiu tikrai pasakyti, kad suka Bartševičius arklys, ir aš bibidėjau. Jisai čiūvas eina mėgoti 7-8 ryto, jis atsikelia, mes tiesiog įnešam į tą mašiniuką, atčiūkinam su defibriliatoriais, įkišam su realiai būrnėms. Sukremta viską, atsikelia už 3 valandų. Good. Jo. Humoro klube tas pats būdavo irgi. Jis, pavyzdžiui, ten jis atvairuoja mus, tada mes atvažiuojam, tada buičinam, pavyzdžiui, tada atbuičinam, tada jisai miega, paliekam paskutinį miegoti, jeigu jis vairuoja, ir tada atsikelia, ir tu matai, kad neturi veido žmogus, nieko, viskas. Aš turiu, kad Sanjanus gamino. Jo, ir biškai tada pėsti, įpisa ten kažkokios kavos, viskas ir vėl po tavo 12 valandų. Man šaskiausia buvo, kai mes šaltį filmavom ir jis atvarė ir jo gimtadienis buvo. Išsitraukė Jėgerio litrinę bonkę, pradėjo gerti bonkės. Mes visi taip pripysom, kad tiesiog iškart lūžom. Kokią 2-3, o jisai nuėjo per naktį rašyti. Jo. Nemiegojo, atsikėlė, jis ryte jau parašė skriptą, buvo per naktį. Taip, ir tada jam filmuojant. Tai jis monstras yra. Tai vat su juo, taip, kai būni komentarį, aš galvau, kad aš irgi panašiai galiu, tai bandai ten geri, hujovai mėgi kažką. Po 5 dienų tau jau kem temperatūra, tu toks... Bet čia veža namo tave tiesiog ir bando suspėti su to kemperiu atgal dar į renginį grįžti. Tai pažiūrėsim, gal šiemet bandysiu kukliau šiek tiek, kad viską išvažiuočiau. Nebūčiau, daug negerk ir viskas. Jo. Nesakau, aš visą laiką atvažiuoju praeitą kartą, kažkaip per vidurį, net mažiau, aš išvariau į Nidą, su Gabrieliu su jos draugais. Aš kadangi nebepasirodžiau, tai galvoju, suderinsiu ir kad su Gabrieliu pabūtų į komandiruotės. Ir buvom Nidui, važiavom tiesiog su dvirku iki negyvų kopų ir atgal ir net laikė organizmas. Vat aš to nesuprantu, kaip žmonės, ar čia profesionalumas, ar kas, pavyzdžiui, kaip Katlis, Stongus, jie irgi, gali 3 laidas per dieną filmuoti, kad žinau, kad meluoji, ten su Antanu. Mes gurmanus filmuodavom pačiam pirmam sezone po 2 per dieną. Ir ten viena laida, 4-5 valandas filmavimo. Jo. Ir todėl, kad ten maisto nešimas, maisto užsifilmavimas, dėliojimasis, ta prasme, ten kiekvienas tas intarpėlis būdavo atskirai užfilmuojamas, turėdavo kažkas koordinuoti, kada kurjeris atveža tą maistą, neša, mes ten ragavom, tada jeigu reikia kažką greit pašildo, kad nebūtų. Ir tada mes nufilmavom ir tada nutiko visas... Bet jūs šaltą maistą vis laik valgydavo, ne? Ne, būdavo, kad pašildydavo. Ir tada ir tada nutiko su vienu iš partnerių, karočią Bairis, kad, tiesiog turėjom išimti partnerį ir turėjom perfilmuoti laidas, tiesiog. Ir turėjom perfilmuoti gal 4 laidas, hebra. Tu ta prasme, pizdėts. Aš galvoju, kad mes, kai su Klauninu nusifilmavo, čia blievai buvo. Ten pizdėts vyrai buvo, ta prasme, mes po to filmavom ir buvo dienų, kada po 3 laidas į dieną. Ta prasme, mes nekalbam, ta prasme, darbo dieną mes kalbam apie ten 14 valandų.
Ta prasme, tai kaip, nes kas yra, tu turi, atrodo, žinai, žmonėms čia sėdi pizdėlinį, bet tu turi būti 100%, tu turi būti, žinai, tas aktyvus, taip toliau. Nu yra tas, kad per tiek laiko tiesiog išsukdai, nes nu vis tiek sukame, čia, nu jis kinda natūralus dalykas, taip, tipo, tu vis tiek pavargsi, tai vis tiek išvargina, bet, nu... Jis natūraliau eina, nei jeigu tau, žinai, reikia ten nešiot, bet plytas ant nugaros, žinai. Jo. Nu jo, nu man, pavyzdžiui, du stand-up'us sunku padaryti per vakarą. Nu man sunku jau yra. Bet aš padarydavau, įsijungia, žinai, tas toks, blėt, aš užlipu antrą kartą, kai nulipi nuo pirmo pasirodymo, 7 prasideda, tai po 8, kokį 15 nulipi. Ir toks jau, žinai, jau tas, kur nusėda, ir tada, blėt, 9 antras šou, ir tada vėl kyla, tipo, Vėl šaunė adrenaliną. Man jeigu Viktorio tėvas vėl atėjo. Pamiršo, gėlės pasiimti. Ir tada kai po antro nulipi, dar biškai adrenalinas yra, bet praeina kažkur 20 minučių ir tiesiog jau taip prisėdė ir tiesiog nieko nebenori. Čia būna tas, kai iš tūso grįžti namo, tipo, ble, pysa, dar atsidarė laus, atsigulį lo. Atsijungi ir šalia visą laiką ir tai atsikėlė prie atidaryto pilno laus. Man tai aš jaučiu 2 live podcastus, gal taip ir neatsidėčiau, bet, pavyzdžiui, žinau, kad meluoju, kai filmuojam. Nu, tipo, aš, aišku, 3 dar nesu buvęs, aš su viena žiūrėjęs, tai, tipo, 2 prikolinės, bet manau, kad 3 tikrai, tipo, galėčiau performant normaliai. Gal tiesiog, tipo, būtų tas, kad aš kadangi geriu tenai, tai biškitas, tipo, arba numušta, arba nuovargis ateina. Seniai, tu trešia taip. Jo, Kisle, aš turiu, blėt, aš kažkada mūsų čiato fotkė buvo, kur Kislekas va taip sėdi. Ta prasme, buvo čia viena diena, kur mes atvedėm podcastą, tavo buvo 3 alaus, tada mes nuvarėm į Šnekutį, ten 2 alaus. Ir tada mes varėm į stand-upą, ten dar 4 alaus ir ta prasme, seniai, tu ištirpęs buvai. Visiškai, tai va, tiesiog sėdė, kur aš tau prieinu, ir tipo, Kislekai, kur žiūri tu? Ai, čia kaip parkė tada. Jo, tu tiesiog parodai, kad tu gyvas. Bet čia, žinai, bet čia nėra, kad man performint reikia, jeigu žinau, kad man reikia performint. Tai būna dar kėlį šitam podcast'e, nes mes darom daug pertraukėlių ir man būna, tipo, aš labai užsikeliu, tipo, performini, ir tada, tipo, pertraukėlių, vyktų einu pamyšt, tada parūko dar, tada dar kažką. Ir tada man, tipo, vėl užsivest, man jau persiūko. Nuo šiol turėsim butelį Viktorui myšt. Jo. Kad jis myšt. Ne, tipo, viskas okei su to, bet man, tipo, labai sunku keisti lygius performinimą. Kai pirmą kartą čia seniai buvo, kai pas vėl tą patys atėjau, tada, pavyzdžiui, mes su PVŠ, kai filmuodom, iš vis jokių nei pertraukėlių nieko, ir ten ateini, jie filmuoja beveik visą dieną, ir irgi, tipo, darė tokius po 15 minučių. Ir aš negaliu, nahu, man, tipo, nes tu turi, žinai, kaip ta mašina, kai sustoji prieš svorį, užgesta vėl turi užkūrinėti. Ir aš negaliu, nahu. Aš galėčiau 4 valandas, tipo, varyt vieną kelią, bet jeigu pastoju sustojinėt, kaip sunyko, blėt, vedžiot. Aš galiu su ją vaikščiot 4 valandas, bet jis eina ir jis stoja kas minutę. Man sak, frustracija pradėti, kad... Tu jį tampai tada mušis parkai galvą. Ne. Viktoro fotkę rodai, tipo. Šitą dariau. Bet tiesiog, tipo, nes čia jau nebeįmas būna, bet tu, tipo, įsibėgiai. Man sunku, bet, tipo, kai būna, žinau, kad meluoji, tu žinai, kad, tipo, performance ir kai tik tu atsisėdi į tą kėdę, nu, tau man vis, tipo, įsijungia. Turiu klausimą. Jau bijot, kad vėl kažkas išeis. Viktorio mama. Ne, mama būtų fain. Tas pats žmogus, bet su peruku tiesiog. Kokiai istoriniai asmenybei pizdai galėtume duoti iš Lietuvos? Blet, aš manau, kad Jimi Hendrixui gerai. Ai, iš Lietuvos. Iš karto jie davadė, čiuvakas. Nes jis smulkus, kad. Ne, iš Lietuvos. Lietuvos istorinė asmenybė. Aš, blet, Kernagiui 2007. Ai, palauk, klausi, ne kam norėčiau. Ne kam galėčiau, ar norėčiau? Kam galėtum? Kam galėtum? Galėtum, nu, bet galvoju, ateinu... Valdė Adamkui dabar. Supizdintum, tipo, nes kai... Adamkienė dabar. Kai šitą... Prieš 2 metus Viktorai Šapranauskas. Nes kai šitas... Kurva... Benai plaukė Minidą, užkrito vėl. Kernagis. Kai buvo Robinzonas, tu jis sveikas, pilnas buvo. Jis tave paties. Su gitara, kai jopteltų tau ispaniškai. Jo, jis tau smėlio iš Robinzono. Vieną karočią. Tada be šansų, aš ateičiau į kovą ir jau pralaimėjęs būčiau. Jis taip užgesintų ugnį. Jo, bet pilnose jėgose ir dar esančiam gyvam, nu, buvusiam gyvam, nu, ta prasme. Dar ir gerėnai pakrešo, pišų.
Blet, man kas yra, aš esu fiziškai silpnas visai. Nesi tu silpnas, nina. Aš nesu pristraukimo padaręs gyvenime. Jis galėtų, žinai, ką jis turi tipo kardio didesnį, bet fizinės jėgos nėra. Aš galėčiau ilgai bėgti nuo užpuoliko. Seni, mes ant ten playfightinam šitam, mes kažką ten žaidžiamės, tu, blet, seni. Ką tu meluoji? Pasėdė bybis, va taip stovi, viską taip. Aš stepinu pamatęs tavį iš karto. Nesi tu silpnas. Blemba, bet kas yra? Aš irgi kojytės. Tu aukštas, bet to ilgas, seni. Aš galiu prieš moterį būti. Jo, aišku, turi. Tai tik prieš moterį, prieš vaiką gali, seni, pohui. Aš norėčiau prieš Bernin. Bam, atiduodi švarką tėvo ant veidą. Aš norėčiau prieš Bernin muštis. Bet, ble, seni, tu jai čiuptum už plaukų ir perukas liktų, va taip rankos ir neusipeiliu, va tokį šokti tave. Ai, ne? Mauiv. Tabas agaras, lėtų. Blet, komiko, aš net komiko nepaimčiau jokio, karočią, tipo. Bulbenko, manau, galėtum. Bet skandžias, jūs Bulbenko skandžias. Rockerį Luką, pavyzdžiui. Rockerį Luką, kai jis vaikas. Jo. Paimčiau 200 rockerį Lukų. Atsimena, tą testą buvo, kiek vaikų galėtum užmušti kovai. Šitą, aš Raului pešiu Raulas Šimonytės. Klausiu šitą klausimą. Aš nesu vaiko mušęs. Aš nesu vaiko mušęs, bet aš esu dirbęs. Aš vieną vasarą esu dirbęs vadovų stovyklai vaikų. Prieš 4 metus. Ir aš atsimenu, ten vaikai, jie tokie būdavo tokie iš prastesnių šeimų. Tokie, arba iš vaikų namų. Bet tėvo, ne? Su gėlėm sėdė veiktis dabar. Mano šeima gerai, aš sutariu su abiem tėvais dabar. Arba iš vaikų namų, žinai, arba ten iš socialiai remtinų. Ir tokie, blet, matas neklaužtas, tipo, turėdavau. Padūkeliai. Jo, ir aš toks, tipo, tingėdavau ten jų tėvų būt, bet veipus atiminėjau, žinai, ten cizas jie rūkydo. Kur, ta prasme, toks vat vaikas, tipo. Už kampą, matai, tipo, ir toks turėdavau pyk. Ir aš jų nemuždavau. Bet? Užsimodavau. Aš nesu savo babos nuo laipto nustūbęs, bet. Bet esu vieną pakėlęs, tipo. Papurtęs ir ant lovos pagundęs. Cigaretės, bijauks. Ir pasijaučiau... Už ką tu purtai vaiką? Nu, blet, nes kitą mušė, riba. Bet, o tai nemanai, kad vaikai turi išsiaiškinti? Nu, ta prasme, čia ne zona, žinai, nu, tipo, ten nėra, kad jų hierarchija. Blet, iš dalies, aš kai vaikas būdavau stovykloje... Aš ten iš kėdės piso kitam vaikui per galvą. Eik, tu nuo... Statymus susirinkti. Tai ten ta kėdė tokia sulankstom. Jo, aišku, net nesiskaita, ar čia kėdė, blet. Ten labiau taburė. Jo, ir tipo... Nu, buvo baisu. Kad tu užmuš, ar ne, blet, į ligoninę reiks vežti. Ai, nu tokiam leveliui jo. Nu ką, tu... Mama pasadins tavo, nu. Nebūtum tu trenkęs jam. Nu, aš netrenkiau, bet... Nu, blet, nu, papurčiausi. Atsiprašau. Kaip iš šūnį. Tai supratau, kad daug vaikų tokių galėčiau papurti. Jo. Aš esu vaiko galvą traukęs iš tarp turėklų. Stovyklai irgi vadovas ir vaikas įkišo tarp turėklų galvą ir užstrigo. Ir taip patraukiau. Gerai, kad ne tu galvą įkišai neištraukti. Ne, pizda, seniai. Reikėtų pjauti visą pastatą, reikėtų išpjauti. Ta prasme, ne tai, kad neatrenkt. Tiesiog lygusi gyvenimas su turėklais. Reikėtų, ta prasme, reikėtų, blėt, laiptus išardyti po vieną. Tai tikrai, sėdėtų žmogus. Ai, bolina, mamačka. Vandenį piltų man ant kaklo. Ai, bolina. Kur galėtum time-lapse padaryti, kur saulė pakiltų, tada mėnulis pakiltų, tada saulė. Taip, su bulgarkė pjautumėt, vyrai. Visą parą turėtų Haneris su stadybininkas samdyti. Darytum integracijas, karočią, makytos. Galbūt įkištą galvą. Sanja, net ir tarp turėklų labai skanu. Blet, aš įstrigęs, taip atsimenu vaikystį. Aš vaikystį, blet, lyzdavau, aš esu pasiėmęs skustuką, mamas, man rods. Ir man buvo 5 ar 6 metai ir aš, žinai, aš... Nuskutau sesės. Tiesiog, kad pagaut po to negalėčiau. Aš bandžiau skustyti. Kad atrodė toks fitusas 14 metų. Ištipiau majonėzų, tiesiog paleidau. Ir susipjauščiau veidą, atsimenu, ir, tipo, realiai krūvis. Visas, tipo, išėjo krūvis veidas ir tas, blet, suaugęs dabar esu. Dar čia yra randas nuo tos, kuris susisku. Dar esu 2,20 gavęs. Įtampas, kur tiesiog laidą, matau, tipo atviras laidas, tipo,
skalbenkės ir sukasi skalbenkė, žinai, kur 100, štuka 200 sukimų per minutę ir aš įimu ir paleidau. Man yra 2 kartus nukratę 220. Vieną kartą, kai jau į atlaidus. Kas 20 bičių tą? Ne, čia labai sena istorija, aš čia pasakas kelis kartus, bet Šort ir Kepas varėm į atlaidus, ėjom ir tada miegojom apleistam darželį. Ir paėmė atvirus atlaidus. Ir mes miegojom šitam atsikyprai, kiekingą pašą. Mes miegojom apleistam darželį miegojom. Rimtai, nes buvo senas uždarytas apleistas darželis, kur tikrai kur mėtos, tipo lėlės be akių. Tas visas. Ir tipo... Tas. O, bože, slavački, mamački. Kur miegi, visi miega, niekas nevaikšto, tiesiog kamuolys, aš pažaisk su manimi. Jo, 2 mergaitės už rankų susikabinę ir aš aleliuja. Taip. Ir va toks va bairis, be langų ten buvo tam levelį, kur aš per langą tiesiog išeidavau. Ir buvo tipo 2 tokie laidai išlindę iš sienos ir tipo aš tiesiog einu, taip sustoju ir taip kūnas va tai va. Tiesiog visas sustingęs. Ir mane pamatė ir nuspyrė iš kojos tada. Nu, ta prasme, nes negalėjo, žmogus pamatė, kad aš prie laidų prisirė, aš tipo va taip va darau. Įpiso tai, va, nukrytas galiu. Piso, blėt, oi, ačiū, kad mane purtė. Purtė. Vadovas tiesiog iš kojos. Šitas ir esu 2 savaržėlės įkišęs kažkada į šitą. Visą laiką būna, aš, kai daug tų mokymų įstaigų, muzikalkė jau ten, krepšinio mokyklos su jas. Visą laiką būna bent vienas mokytas tokias įstaigose, kuris turėjo labai nelaimingą įvykį, kur, pavyzdžiui, pas mano vieną muzikalkį, mano muzikos istorijos atsimenu mokytoją, ir jinai prieš kiekvieną mokslo metų pradžią naujai klasiai sakydavo, tik nekiškit, prašau, šakučių į rozetę, mes ir negalvojom kišti. Pas mane yra vienai kišus ir mirė pas ją per pamoką, tipo. Jo, blėt, tiesiog įkišo šakutę, tipo. Vaikų mirtis. Ir tiesiog mirė, ir, tipo, blėt, pusė 2 dienos. Mūsų plaukimo mokytojas. Pakalbam apie vaikų mirčių legendas, šūlės. Visur pas mane tiek istorijų yra. Mokytoja apisa, kai ateina į pamoką ir jinai tokia, žiūrėkit, vaikasai. Nu, Rusiškai mirė vaikas. Labai gerai mokytoja treniravo Ukrinos rinktinę. Jo, viskas. Jėzų pažįsta. Išmokino plaukbę. Tarp kito, vaikščiot ant vandens. Keičių stilius. Adamkus Čylika, jis kolingas. Jinai apmokėjo bilietą į Ameriką. Adamkus Bariga iš jos gavo kontaktą. Landsbergiai padėjo nusipirkti invalido vežimėlį. Stalinui jūsų skirpa. Landsbergiai išmokino pianinų groti. Jinai pirma nuvertė Berlyno sieną. Ugnių žmonėm atnešė. Žodžiu, vaikas, вы никогда не nuskęsite. Na, vam это saugu. Kai man atpažįstamas tas rusiškas akcentas, nes mano mama turi Rusiją draugę, žinai, kur kiekvieną vakarą ateina, žinai, pizdėlina. Labas, Viktoras. Tiesiog pizdėlina. Nu, labas, Raksa, как ты gyveni? Ir tokia pusė rusiškai, pusė lietuviškai. Nu, vadinami tutaišai yra. Ну, какой ты дизелис? Идет мама с Вайкасом через window. Taigi šita mano подруга dabar. Mano подруга французija dabar. Šitoj kaip Франции. Ну, Виктор, какой ты дизелис. А вон этот в моkyklą сходит уже. Ну, это, короче, просто пиздец. Посманище не было, пиздец какой-то. Он в школу уже все. Ну, žodžiu, tai... Давай попьем и рядом. Давай по последней važiuosim. Tai žodžiu, vaikas. Su tutaišu kalbėti yra kaip skaityti CŽV dokumentą, juodai pribraukytą, žinai, kur kas antrą žodį tik supranti. Kaip ransom note, kur sudėta iš skirtingų laikraščių, tipo skirtingų kalbų. Jūs nenuskęsit, viskas jums bus gerai. Na, aišku, nebent jūs vandenį kvėpuosite, pas mane buvo lasdynuose vaikas toks. Nu, jam ten epilepsija, jisai vat plaukėjo, kvėpavo, taip, numirė, pizda. Vos... Kai pradėjo nuo to, kad jūs nenuskęsite, viskas jums nėra pavaus vandenį. Ir tada tamsiausiai įmanoma. Iki to, kad, nu, žodžiu, tas vaikas prigėrė ten vandens, be aparato, nei atpumpuosi. Mes pumpavom, vežėme aparatą, nu, vos atpumpavom. Nu, dabar visi po vieną ratą plaukiam. Kodėl jinai nuo to, kad turėjom mus apsaugot piso tą, jūs gali, nu, jums pizdavus. Visą laiką to buvo, o mums, tipo, muzikos istorijos, man, žinai, klausia apie
baroko ten, ką Bethovenas ten kūrė taip toliau ir tipo, dar gali šakutę, kur apšiai nesusijęs su pamoka, tipo, kur mes negalvojam. Bet jeigu kiši šakutę, blėt, į rozetę, nu tai jaučiu tu. Bet čia, blėt, ir mokina pas mus auklėta, ten irgi ateidavo, va, žiema dabar ir laukia, va, atostogas bus su vyru, mes nežiūrėjau, ten pačiu žinėsim jo. Būna miršta žmonės, atmyrė, dukra mano nuskendo. Jo, taip, žmonės. Ir tas skraidyba segveina, tiesiog tu, mokas. Kuo vyresnis žmogus, tuo jis labiau morbid pasidaro. Jo. Ir tu tiesiog matai, kad, žinai, nuo pastato krašto tiesiog jau taip renkas. Ir tik, Jo. Sugrįž. Mano močiutė tą patį daro. Buvo mano dukterėčios gimtadienis ir mes sėdėm visi ir mano močiutė. Tai buvom su Lina praeitais metais Kalnuose, Tatruose. Šiemet nuo COVID mirė. Ir tiesiog visi sėdėm, tai žinai, ką te per lanką rodo. Jo, ir iš tikrųjų, sako, buvau laidotuvėse, jo. O kalbant apie tos, visą laiką pas mane taip gazdindavo mirtimis visomis tomis, eiktuna, aš šokius lankiau mokytojų namuose ir ten būdavo kažkaip, tokie stogai, tie skardiniai, einant link mokytojų namų palei pastatą, nuo ten tas Drops baras dar toks buvo, atsimenat, nuo Islandijos gatvės einant, ir ten tokie milžiniški varvekliai susidarydavo. Kol nesutaisė, ten aptverinėdavo kiekvieną žiemą. Stop juosta turėdavo būti. Jo, stop juosta turėdavo būti po varvekliais. Vis rečiau matai. Jo, nes aptvarkė stogus senamestį. Šiaip aš girdėjau. Ir, blėt, apėrintai buvo kažkokia mergaitė, kuri ėjo ir jai krito varveklis ir tipo kaušą praskėlė visiškai. Tai yra, kur išsilieja kraujas į smegenis irgi ir tiesiog reanimacijai miršta. Jo. Nuo varveklio. Po to vienai panai yra... Toks tobulas nusikaltimas, nes nusikaltimų įrankis ištirps. Gerai. Jo. Jeigu vasarą tyrė, tai jau. Po to buvo vienai... Minus 20 laukė netirps. Po to buvo pas mus mokykloje tokios tarybinės rankenos. Atsimenat, jos būdavo biški tokios plonesnės ir toksai galia užlinkimas būdavo. Tarybinės rankenos durų mokyklose. Tokios, kur toksai stačiakampis. Kur skauda daryti, jeigu... Jo, ir tokie bjauri. Jeigu draugelis laiko, tu bandai daryti, tai pažiūri ir raudona ranka. Neužlinkdo, todėl kad peilį, tą buką peilį bandai nulenkti. Taip. Tai va tokia va rankena buvo ir duris kažkodėl debiliškai padaryta. Mokykloje, į išorę, atsidaro vaikam ir mums auklėtoja sako vaikai ir ten būdavo toks ilgas koridorius, žalioji mylė vadindavo. Taip, nes tikrai žalias koridorius būdavo ir būdavo į valgyklą. Juodonis vienas pabaigoje. Elegant savo papyto. Tai taip, ir ten būdavo koridorius ir ten būdavo biologijos, kontrai visokie viską. Šitie kabinetai. Ir atidarinėjo duris ir panai kažkada vienai ranką iškabino. Tipo mėsas visas. Iškabino. Po odą, jo po su tą rankeną išlupo. Nafik. Siaubas. Aš tik atsimenu, kad buvom prilgintoj grupė irgi, ten žaidžia visi laksto ir mergaitė tokia Azija, iš Vietnamo. Čia nesusiję, tiesiog prisimenu. Ir jinai bandė eiti į tą kabinetą, prilgintos grupės ir draugelis kaip tik išbėgdėjo į pisų į tas darys. Ir žinai, tie vaikai tinka mūgio ir tiesiog tiesiai, tą rankiną, aišku, nieko neperpjovė, bet tiesiog tiesiai su tų rankiną į galvą. Jos tokie šipilis nieko neišmokino. O pas jūs būdavo lokalus gedulas, pavyzdžiui, kai miršta, kai jūs mokotės mokyklai mokinys. Jo, būdavo. Pas mane yra buvę, aš jau pasakoju šitą per stand-upą. Tylos minutė būdavo. Čia tikra istorija. Mirė, tipo, vienas mokinys mokykloje, kai aš jau vardas Viktoras buvo. Abu tik du Viktorai buvo mokykloje. Daugiau Viktorų nėra. Ble, seniai, čia kaip notarai. Vienas Viktoras miršta, kitą reikia pagimdyti. Seniai, no joke, aš nežinau kodėl, bet man toks buvo, kaip pasakė Viktorai, beveik aš, tipo. Mirtis tiesiog tarp dviejų Viktorai rinkos. Ir tada matęs, kaip kiti mokiniai pradeda piknaudžiau to gedulų mokyklas, žinai, kur taip, padarai namų darbų, ne, aš liūdžiu. Negaliu, aš liūdžiu, žiūri. Ne, o galima nerašyti kontrolę, aš liūdėt noriu. Mūsų šulinė, atsimenu, kad kažkas mirtų, tik mokytas, manau, ten nuvėžė mirė, bet atsimenu, paralelinėse buvo porą metų, kur tiesiog beveik po kiekvieno mokyklų tu kažką pažįsti, pastoji žudydavos kažkas. Ble, ten tai pizda buvo. Smenė nesižudydo. Ble, tavasme, būna, kur per metus po 3 žmonės. Tipo, bet būdavo mokytojų gaila, kur matai, kad mokytojų kažkas blogai gyvenime yra, žinai, kur... matai, kokius 5 metus šilės, viskas normaliai ir tada 6 metus, matai, ten su skarelė ateina. Žinai, kur plaukus prarado. Tik tikrina kontrus, įsipjauna. Jo, būdavo. Nu, tai nutraukis skarelį, tas kaip... Bet čia su sveikata, būdavo, kad arba kad... Šiaip po šeimoje, pavyzdžiui, prastai kažkas ir buvo tikybos mokytojų, kur kažkodėl visos klasės ją pravirgdin, bet čia kaip sportinis interesas buvo pravirgdin. Šūliai čia užduotis tavo yra. Pravirgdin tikybos mokytoją. Nu, tipo, aš tai nejau pas ją, bet aš girdėjau, kaip ten kitas bičias labai lengva ją būdavo pravirgdyti, bet nėra dievo.
išbėga iš kabineto apsiverkus. Jo, ir ten irgi skyrės. Nu, karas, bet kažkaip būdavo mokykla, kad jeigu yra kažkokia mokytoja, kuri labai tokie emocioniai, panašiai, nieks negerbdavo jūs iš mokinių. Jo, nes ta pati zona. Ir visą laiką mokiniai išvengia iš visko. Ant tiek vaikai žiaurus, kur mano vyras palindo pafūrą. Matai, du mokiniai susižvalgo. Ta plastikinė baukė galvo. Ar toks garsas buvo? This bitch empty, yeet. Blank. Na ir aišku, kaipgi be jos. Dabar reklama. Kaip buvo smagu tos pakelius atidarinėti ir jas rinkti. Tėti, ką darai? Nieko, sūnelis, žiūriu savo kortelių kolekciją. O daug kolekcionuodavai? Buvo laikai, kai eidavau į kioską pirkti gumų. Mes taip lupdavom tos lipdukus ir taip klijuodavom į albumus. Pirkdavom kortelių pakelius, magnetukus ant šaldytuvo, viską. O girdėjai, kad šių metų Euročempas irgi turi savo kortelę? Nu, bet ten vaikams. Jo, vaikams. Lidl šiais metais oficialus UEFA Euro 2024 partneris. Tops Match Attacks kortelės su žinomų futbolininkų atvaizdais, o iš viso jų galima surinkti net 108 skirtingus vienetus. Taip, išgirdai teisingai. Kaip senais laikais galėsi viską kolekcionuoti specialiuose albumuose bei keisti su draugais. Apsiperkant už 15 eurų Lidl parduotuvėse gausi vieną 3 kortelių pakuotę, o kolekcionavimo albumus bei papildomas korteles ribotą laiką pridedu. Galėsi įsigyti prie pačių kasų. Kiek tau priklauso kortelių pakuočių, matysi ant pirkimo kvito. Kolekcionuok pats arba padėk tai daryti savo vaikams ir paskubėk, nes akcija vyks tik 6 savaitės. Hebra, Lidlas kartu su Euro UEFA 2024 vykstančiam Vokietijoje šiais metais padarė labai fainą tokį susijungimą, akciją, kaip tik nori, taip vadinkit. Nežinau, jeigu kaip ir aš, visi klijuodavot... Iškart į vaikystę nukėlė. Jo, klijuodavot lipdukus į albumus, rinkdavot staksus, ten dar visokius dalykus. Bet čia ne lipdukai, čia kortelės. Čia kortelės yra. Tai šį kartą irgi Euro UEFA 2024 turi Match Attacks All Stars. Koks skirtumas? Jums nėra skirtumo, kaip jis vadina, svarbiausia, kad yra jūsų mėgstami žaidėjai, yra jūsų mėgstamiausi, nu, ta prasme, tas mėgstamas rinkimas ir Lidle dabar vyksta taip. Apsiperkat nuo 15 eurų ir gaunat 3 kortelių boosteriuką, tą vadinamą, į pakelį, arba jų galit papildomai nusipirkti dar kasose ir jeigu nusiperkat už 15 eurų, gaunat vieną boosteriuką, už 32 ir panašiai ir taip galit didinti. Tai sėskit, rinkit kartu su savo vaikais, rinkit patys. Tikrai, manau, laukia labai labai fainas čempas. Šitas dalykas vyks tik tai 6 savaitės, tai čia tikrai bus limited edition šitas rinkinys. Tai nepraleiskit progos, grįžkit į šiek tiek į vaikystę su kortelių rinkimu, to pačiu bus labai smagu ir žiūrėti patį čempą, manau. Kislekas jau pasisavint, sakė. Koks tavo mėgstamiausias žaidėjas? Rudas Nistelrojus. Mano Jordanas yra. Tai va. Tai dar kartelį eikit apsipirkinėkit Lidle, rinkit Match Attacks korteles, gaukite šitą reikalingą albumą, tas albumas padės sekti jūsų kolekciją, kaip matot, labai fainas, labai patogus ir viskas. Ir džiaukitės čempu ir džiaukitės kortelėmis. Va taip jos atrodo. Matėt tą paną, kuri reketuoja LNK TV, kad jai duotų laidą? O? Yra dabar tokia blondinė. Yra pana moteris, kuri sako, sveiki, kreipiuosi į LNK televiziją. Jūs man turite dabar suteikti laidą, o jeigu jos ten, kuri ten vadintųsi kažkaip ten iškrisk iš pizdos ten kažkas, ir jeigu to nepadarysite, mano vyras nupirks visą kanalą ir jį pervadins šito pavadinimu. Na, aš tikiuosi, kad nupirks, na. Iškrisk iš pizdos? Nu, kažkoks ten, tipo. Ir jinai šitą padarė. Ir dabar jinai kažkokiu būdu pradėjo populiarėti, jie pradėjo portalai tampyti visokie. Nieko nemačiau. Aš šiaip manau, kad taip sunku gauti laidą LNK. Ne, ta prasme, belekas galėtų, Kislekas galėtų gauti. Aš žinau, pačiam LNK gal ne, bet kiam 2TV tai jo, nes ten nieko nėra. 2TV tiesiog muziką leidžia. Aš galiu koinės aptarinėti. Po vidurnakčio
Po vidurnakčio per liuks tave. Ar gali tai ištemti į valandą? Jo, tai va, tai... Kiek sezonų nori? Jo, tai va, ir jinai per šitą frikiškumą sugebėjo vis tiek pasimti savo dėmesį ir dabar yra kažkoks irgi, mane pasiekė informacija, kuri nežinau, tikra, netikra, tiesiog gandas, kad jinai turi, tipo, apparently, gal tą sutartį su savo vyru, kuris 19 metų vyresnis ir galimai toj sutartį yra... Reikalinga detalė. Dėdas, tipo... Milfas. Ir galimai jos sutarty yra klozas, kad ji negali svorio priaugti. Gerai, tu kaip sutarčių ekspertas, čia tiesa ar ne? Jeigu, iš tikrųjų, jeigu... Tai turi būti kažkoks kaip pasakyti. Nebūna tokia sutartis, modelė. Ne, taip. Sutartis turi nepažeisti. Nunulint reikia. Tipo, žinai, kai tarą nunulina. Atskaitos taškas, ble. Sutartis negali pažeisti tavo asmens, kaip sakant, Dievo duotų teisių. Ten, į laisvę, į dar kažkas. Matęs pakankamai. Tai tu... Tu negali pažeisti asmens ten, yra sutarčių, kurių tu negali pasirašyti, kur ten jau yra, kur tu ten, aš sutinku, kad man ten nupjautų galvą vidury katedros. Pas mane sutartį parašyta, kad aš negaliu išmokti sakyti. Tai va, bet va tokie va bairiai, kaip tipo ten svoris, dar kažkas, čia tipo šlikštų, bet gali tokį pizdą. Jo, rašysitės prieš vedybinės, povedybinės. Galit man paaiškinti, ką reiškia ta sutartis? Čia kad neatimtų pusę tavo turto. Nebūtinai, kad neatimtų. Pavyzdžiui, vieni žmonės padaro, kad jeigu tu susitinki, kaip tu susitikai, jeigu du žmonės uždirbantis, susitinka ir sako, jeigu išsiskirimo atveju mes išsinešam tą, ką uždirbam. O ne dalinamės. Ai, bet čia dablėt, aš ten... Aš tave labai palaikiau tuo metu, kai tu ten teliką pirkai. Tai man dabar ten priklauso. Bet čia yra tipa, ką tu uždirbi iki, ar ką uždirbi... Kaip tu susirašysi. Kaip susirašysi. Man priklauso nuo to, su kokiu žmogumi. Jo, mes su vis mane turim, bet jinai kažkokia atveju, tu nežinai, nes tau atrodo, kad viskas taip, visų žmogumi susitikė, tai kam tu skiries, tada reiškia, nežinojai kažko, tai tu negali žinoti. Tai žmonės išauga, žinai. Tu išauga, tai išauga ir labai nori po to pinigų biški. Dažniausiai ne pinigai. Aš iš tikrųjų kalbėjau su vienu teisininku, jis tiesiog pasakojo apie tos skyrybų, visas tas bylas, apie viską. Tai sako, ten viską valdo emocija. Pinigai yra tik išraiška. Tu, pavyzdžiui, nori pakenkti kitam, tai ten vaikus atėmė. Pinigus tik pas mus ne Amerika. Pas mus nėra to tipo, kur ten, ten tave išvaro, ten iš chatos ir ten bibeis apipaišo veido ir išmeta į lauką. Tik 3 žmonės milijonų uždirba. Stonkus, Adamkus ir Viktis. Valinskui dar trūksta, jis dabar ten žvagulių užgydymą turėjo mokėti. Jis turėjo 2 beždžionės užmigdyti ir laisvę. Jis dabar serialus rašytų. Jis dabar alpakas smaugia. Jis dabar kažkaip galvoja, Ignalinos atominę atidarinėti. Trūksta pinigų. Jis dabar sėdi, kai žiūri, kaip Valinskė su ispanų šoka. Jis dabar kažkaip žiogus kryžmina. Jis dabar su tais bomžais bendrauja, kur buvo laidoj, sako, pizda pavarėm, ne hebra. Čiuvakas ant fentanilio, kas tu toks esi? Jis jos dabar Rusijai laiko įmeta jam maistą kartais. Jis bando visus dantis auksinius pasidaryti savo, tiesiog pabandyti po to atgal grįžti. Tai rašysitės vyrais tokią sutartį, jeigu reikės. Daina tik iki vedybų. Jeigu su to žmogum, su kuriuo dabar esu, tai ne. Bet, tipo, aš nežinau šiaip. Bet nesituoksis su to, kam nepažįsti. Nežinau. Only facts. Faktai. Tiek daug kalbų pasaulyje ir aš pasirinkau faktais kalbėti. Aš jau nežinau, aš neturiu tiek daug to turto, kad kažką dalinti reiktų, tai nežinau. Ką tu batote? Jo. Ne, kėdų mano tai tikrai neimsi, tai 100%. Tai aš nežinau. Jeigu perrašė ant įmonės visą savo turtą, pavyzdžiui, tai nebe tavo tas turtas, o įmonės. Galima tada teistis, kad jinai ta įmonė užgyventa kartu yra ten. Bet jeigu jinai neįdarbinta, tai yra taip toliau. Matai, šitos monetos, kurias tu meti teisiniam gyvenime, gali nukristi ir va taip, ir viduriu. Ir visiems visą laiką skirtingai būna. Yra tų vyrų, kur tik su sutartim, tik pasirašinėk. Visos jos šliuchos, kur visom negalima tikėti. O yra tie vyrai, kur ne, viskas normaliai, pas mus nieko išsiskyriam, viskas susitarimo būdų, reikia teismų taip toliau. Tai ir taip gali būti, aš nežinau. Tu su teismų skirtumais
Tai jeigu tu esi susitokęs su teismu, tai negali tiesiog rankas paspausti. Nes jūs juridiškai turi... Vyktis galvoja, bet nebūtinai tai turi eiti. Vyktis galvoja, kad jeigu žiedą nuėmė dingsta. Vyktis galvoja, kad kaip tėvas gali atsistoti. Ir tipo tą... dingsta tiesiog. Davai, adijos, nahui. Jo. Ne, tai jeigu tu susitokė, tu su teismu, tai ir gali išsiskirti, žinai. Tai, nežinau, dar yra, jeigu dar bažnytinė santuoka, taip pat ten dar su bažnyčia reikia. Po to, man atrodo, bažnyčia... O tu turi bažnyčiai įrodyti kažkaip, kad nemyli, taip ar kaip? Man atrodo, tu po to nebegali tuoktis daugiau bažnyčioje, jeigu neklystu. Bet gali bet gali susirašyti, taip pat civilinę santuoką. Gali, bet tipo, yra tokių bažnyčių, manau, kurios nepriema daugiau. Bet aš spėlioju, nežinau ar tiksliai, bet aš girdėjau, kad tipo... Paskiršnaitus tokius už 5 eurų. Ne, tai paskiršnaitus ten, ble. Dar ryžių duos. Su 12 metais gali susituokti. Nes tas filmas Paradas apie tai ir yra, ne? Gali būti, kad apie gėjus. Aš nematęs filmą. Kur Giedrius Savickas, kur jie ten skyrė su žmonu. Nežinau, kas Giedrius Savickas. Aš nežinau, kas jūs tokie. Kur jums sutartis draudžia sakyti? Aš nežinau, kas jūs tokie. Ne, nemačiau, nežinau. Šiaip geras filmas, bet šiaip nežinau, kad geras. Labai geras. Ir man to dabargi Lenkai nusipirko teisės į tą filmą, perrašė ir Netflix yra. Ne? Jo. Geras. Paklausiu. Paradček. Tai va, man, aš tipo, žinau, kad gal norėsiu tuoktis, bet man tas skyrybos taip užpisa, aš dabar... Bet tu prieš tai nenorėjai liktais tuoktis, nebuvo laiko, kad tu nenorėjai? Aš ten svaigau, klausykit, jūs manęs girto dažnai. Mane kas nėra, aš dabar skyriaus, su kur nieko nesusirašiu, tiesiog būtą kartu nuomavomės ir man žiauriai, blėt, buvo su... Kirdapantė. Ir man žiauriai sunku buvo, aš nebenoriu skirtis gyvenime. Aš dėl to taip bijau santykių, tipo, paskui vėl, žinai, bet dabar, blėt, vėl. Kodėl tau sunku buvo skirtis? Nu, nes, blėt, ieškot hatos, karoči, ten, tipo, tai mes ten draugiškai, tai nedraugiškai, nu, tipo, visai būdavo. Tai taip. Ne, tai skėtis visiems užpisa, čia bet kokį atveju. Jo, o tai, blėt, jeigu turi nusipirkęs namą, jeigu, pavyzdžiui, mokat paskolą kartu namą, susitokia dar... Tai tai baigis ten gyvena. Prieš Dievo žvilgsnį esat pasižadėję vienas su kitu būti. Ir dar teisinas, karoči. Jo. Mano vienas pažįstamas... Aš žinau žmonių, kurie išsiskyrė, bet tipo, teisiškai jie kartu ir nieko net nedarė. Man atrodo, kaip mano tėvas. Ir jie tipo nieko nedarė, nes, blėt, tipo, hassle yra skirtis. Man atrodo, mano tėvas tiesiog irgi va tą... Pisa ir Ispanijoje jau. O mano vienas pažįstamas išsiskyrė su žmona, bet irgi, susipyko ten, nu, karoči. Tai labai jokinga istorija. Mano, kaip vaikai išpysa. Būtume komedijos podcast, nepapasakot. Ne. Tiesiog, blėt, geria ir tada su kažkokiais pažįstamais ir tada užėjo ir su kažkokia boba laižys tiesiog. Ir karoči, sako, viskas. Klasika. Tai vyktas, klasika. Klasikinis penktadienis. Jo. Ir tai dabar, kaip suprantu, nežinau, ar dar toliau yra, bet paskutinį kartą, kai bendravom, tai buvo, kad jinai gyvena, jie namą nusipirko ir tą namą išsimokinėja. Tai dabar jinai gyvena hatoj, o jisai pas mamą, tipo. Ir jis, tipo, ten ateina, ten stalo susuk, žinai. Kažkokio dar kažko, bet, tipo, atskirai yra. Tai, blėt, nu. Krūtinės tiesiog pagalį perkėti. Jo. Gerai. Žiūrė, ar vyriškų batų nėra. Blogiausiai, tipo, būna, žinai, ten žmonės tai pakalbė, sako, ne, tai va, tai apie tai galvoji, tai ką tu iškart manai, kad čia mes skirsim. Nu, blėt, gyvenimas tu negali žinot, tu gyveni dabar su ta informacija, kurią tu žinai tiesiog ir viskas. Nu, tai... Man rodos, jeigu kai pradeda ultimatumus jau mėtyti, tipo, toks jau... Kokius ultimatumus? Viskas, aš išeinu, pasiimat daiktus, tipo. Ne, toks tikrai tai eik. Bet ne, aš tai ultimatumus suprantu, kai būna, kai sako, nu rinkis dabar. Aš, ar šitas dalykas. Man irgi pasakyti apie komediją, taip, nu, sen, viskas, ate. Tikrai, blėt, bet ko, bet jau tikrai nebus to, kad, žinai, sakyti ten, va šitas draugas kažkoks, ar aš. Pažiūrim, kas tas draugas. Bet jeigu kur toliau eini jokaut, ar mes tiesiog kartu būnam. Gerai. Sorry, bet... Jo. Apsivergęs nušaun. Jo. Komedijos nešaučiau tikrai. Tai jo, tau jau, pavyzdžiui, sunku išsiskirti būtų čia.
Jo, nenorėčiau labai. Šiaip jums neįsiva dabar galiu. Man ten turtas, dar kažkas, viską, man emociškai būtų labai sunku. Ta prasme, tai kaip aš dabar gyvenu santuoką ir kad kažkaip tai subjurtų, būtų peizdama. Bent jau vaiko neturi. Netičiūkint, aš va tai sėdėčiau karalius. Bent jau vaiko neturi, man tas užpasa, kai žmonės ten gyvūnus kartu pasiema ir tada, blėt, kam šuniukas atitenka, ką aš žinau. Ir šuniukas nesupranta, kad jūs skiriatės, tipo. Šuniukas. Nyga. Man dar mažiau supėnės spyrį galvą jam, na. Jo. Jis neatsimintų manęs. Jis taip atsimena viską. Jis man tiesiog bando sulėtinti tavo veidą nupiešti. Su kuo sukreida kažkas? Kislekas atneša jam šitą tokią šuns lėlytę ir sako, parodyk, kur tau spyrė. Jis įpalaižo kaktą. Tai tu man paaiškink, na, kas šį. Gerai, prašau. Gerai, tai ką, ačiū labai, kurį čia šitą mano kamerą, ačiū labai, kad žiūrėjot, sakau, kitoje laidoje irgi bus įdomių dalykų. Tikrai buvo labai jokinga čia. Ir viskas, eikit į mano pasirodymus. Ateikit pas mane, aš darysiu Palangoje, Kaune, visur, birželio mėnesį, aš to atsiųsiu, turėsime. Aš irgi važiuoju per Žemaitiją, važiuoju per Klaipėdą, Telšius, Tauragę, Šiaulius, per visas šitas vietas irgi visi pasirodymai yra sudėti linkose, tiek Vikčio, tiek mūsų. Kur Viktoro tėvas pasirodo. Kur Viktoro tėvas pasirodo. Kisleko yra nuo Liepos 7 iki 15. Nuo 1 iki 15, bet aš ten būsiu Liepos 2, man atrodo, ir tada kokia 11. Nuo 2 iki 11, žodžiu, komandiruotė. Turėčiau būti, jo. Tai žmonės jau tada žinos, kaip išsigūglinti šitą dalyką. Taip pat labai dėkoju Sanjan, Gerai dovanai ir Lidl, bei Kalnapilio nealkoholiniam, o svarbiausia, labiausiai ačiū Jums, kad Jūs žiūrit. Ačiū. Nebūtų nei kam podcastų daryti, nei reklamų rašyti, jeigu Jūs nežiūrėtumėt. Tikrai taip. Swang on niggas that got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd. Chip the Rip.